Dabar su draugė žiūrim tokį turkišką serialą. O dieve mano, turkiškai. Bet jis labai geras yra, iš tiesų. Mes turėjom susitarimą, jeigu aš su ją pažiūriu šitą turkišką, tai mes tada kartu žiūrim Peaky Blinders. Okay. Nes jinai yra nemačius. Aš esu matęs, bet, žinai, aš labai visada stengiuosi, kad jinai pasižiūrėtų gerą kontentą. Nežinau, kaip tau Peaky Blinders? Aš nežiūrėjau jo. Nedai. Nu, nesvarbu, gerai. Nedai, aš siūlau pažiūrėti. Nepriejau. Kilina, taip galiu pasakyti. Nu jo, man Kilianas patinka, aš jį mėgstu, jis puikiai vaidina, iš senų laikų jis puikiai vaidina, bet man tiesiog aš nesu didelis, nu kaip nesu, tiesiog niekados nepriaugau prie tų istorinių laikotarpinių dramų tokių, kurios buvo. Ir pirmas sezonas atrodė, kad toks yra ir aš jo tiesiog nepradėjau žiūrėti ir dėl to ties trečiu pradėjo labai pykint, Peaky Blinders. Ir kažkaip nepriejau, nes aš mėgėjęs tarp rimtų ir normalių serialų kokio šlamšto pasižiūrėti, kad tu tokių, net ne tai, kad šlamšto, bet tokių feel good serialų, kurie žinai, kad yra, nu, nėra geri, bet man yra visai nice, tipo, įsijungti ir pasižiūrėti kažką tokio visiškai softo. Nu, okei. Nu, aš mėgstu kažką rimti. Nors iš tiesų Breaking Badą pražiūrėjau tik tai šių metų gal vasarį ten. Kažkada ten buvau susirgęs ir tiesiog... Kodėl tu trauki visus serialus, kuriuo aš nematęs? Tu nematęs Breaking Badą? Ne, aš Breaking Badą 3 kartus pradėjau žiūrėti. Ties antra serija man visiškai dingo visas noras ir aš tiesiog... Nu, ten lėtas startas labai. Labai lėtais. Man irgi buvo, mes irgi su draugė bandėm žiūrėti, mes pažiūrėjom 2 serijas, jinai pasavo, aš irgi pasavau, bet paskui, sakau, pradėjau sirgt, įsivažiavau kažkaip, pradėjau 1 sezoną. Ir ten, taip, žinai, sezonais viskas įsivažiuoja. Nes Peaky Blinderiai, pavyzdžiui, tai ten yra, žinai, tipo, sezono pradžia, porą serijų įsivažiuojam, tada porą serijų, žinai, kažkas rimčiau ir tada jau, žinai, finalas. Po 6 serijas, man atrodo, po 8. Okay, po kiek ten, žinai. Taip. O ten, taip, žinai, viskas eina, ta prasme, 2-3 sezonai reikėjo įsivažiuoti, žinai. Aha. Bet įdomėja po truputėlį, tai grįžtant prie to žodžio, prie to turkiško serialo. Vadinasi, Gyvenimo bangos. Labai nu, gerai. Labai blogai. Labai blogai skamba. Metsizir, šiaip turkiškai, bet... Dar blogiau skamba. Tai žodžiu, pražiūrėjom, aš galvoju pasižiūrėsim 1 sezoną ir viskas, žinai. Nu, mes pasižiūrėjom ir blemba, aš sakau, duoj pažiūrim 2. Nu, man iš tiesų patiko. Toksai, žinai, tokia 24 valandas, biški ir meilės yra, biški ir dramos yra, biški pikčių, biški, žinai, mafijos, nu, tipo visko, žinai. Bet esmė, kas buvo, tai... Mes jau čia pirmadienį pirmadienį atsisėdom, nu, uždarimas, žinai, paskutinė serija, praeina ta serija ir toks man, žinai, mintyse, nu, čia negali būti pabaiga, nu, tai prasme, jeigu čia pabaiga, tai čia yra šūdiniausia pabaiga, kokias aš esu matęs. Ir pasičekinu, žiūriu, tai dar yra 9 serijos. Ok, dar 18 valandų kontento, nes 1 serija 2 valandas. Ai. Jo. Realiai, ta prasme, kiek mes, tai dabar jau beveik ten 2 sezonai, tai liko ten gal kaip 5 serijos. Tai realiai 100, kiek čia gaunasi, 100 šiam valandų. Geri, 80 gerų filmų. Bet nesigailiu, iš tiesų. Man patiko. Okay. Vis dar patinka. Bet žiūrėsim Peaky Blinders. Tai va. O šiandien pasidomėjau, biškai pasižiūrėjau The Killers of the Flower Moon, ar Flower, kažkas tokio. Pliamo, kaip gerai atrodo. Wow. Ir jau greit startuoja, ne? Greit startuoja. Tai va, kadangi jau galim pakalbėti ir apie filmus, pereiti į filmus, tai pirmiausia, gal turbūt reiktų prisistatyti, ne? Apie ką kalba? Važiuok. Kas kalba, ką čia šnekam. Tai aš esu Vainius, dirbu su kinu daug metų, rašau, kuriu video ir šiaip tiesiog kino entuziastas. Ir va, su Arnu nusprendėm, kad nėra tokio labai daug turinio, turinio, negaliu pasakyti turinio kūrėjų, bet, sakykime, podcastų ar tiesiog kalbų apie kiną, todėl nusprendėm patys ir daryti. Jo, jau pasakė, kad aš esu Arnas, tai aš net ne entuziastas, nedrįšiu savęs tai pavadinti, mėgėjas filmų, tiesiog mėgėjas pokalbių ir mėgėjas filmų. Mėgstu pašnekėti ir mėgstu pažiūrėti filmus. Tai
prie filmų nieko bendro neturiu, esu dirbęs Apollo kine. Tiek. Tai vat, jeigu klausimas kyla, kaip mes susipažinom, tai mus taip ir suvedė tiesiog. Jo, darbas suvedė. Aš vis dar dirbu Apollo kine ir šiaip norim padėkoti Apollo kinui, kad priėmė ir leido sukurti šitą tinklalaidę, podcastą, kaip čia be pavadintume, būtent ten, kur apie kiną reikia kalbėti. Tai yra kino teatre, naujausiam, moderniausiam Vilnius Outlet Apollo kine. Tai va, už tai tokios fainos kėdės, visokios spalvotos ir ten toliau už mūsų dar daugiau visokio gėrio yra. Jo, užsukit, nepasigailėsit iš tiesų. Aš visą laiką eidavau į Akropolį, bet kad jau pradėjom čia filmuoti, tai teko apsilankyti čia. Ir blemba, cool. Iš tiesų, visai kitoks požiūris, žinai, kiną pasidaro, kai pamatai, nu čia yra kitaip. Iš tiesų yra kitaip. Bet dabar ne apie Apollo. Jo, ne apie Apollo, dabar apie kiną ir jeigu jau buvom pradėję apie Killers of the Flower Moon arba naują Martino Scorsese's filmą, kuris vakar mačiau išėjo Rotten Tomatoes reitingas. Ir IMDb jau yra. Jo. Tai... 9. Visi 9 jau. Ja. Aišku, Kris, ten tai balsų ten mažokai, iš tiesų yra. Bet jau Rotten Tomatoes turi 80 apžvalgų, bendras konsensusas yra 98%. Pliamo daug. Tai va, tai aš tą filmą jau mačiau. Ilgą laiką negalima buvo apie jį kalbėti, tai galiu pasakyti, kad labai nice. Solidu, bet labai solidu. 3,5 valandas. Labai sunku. Galingas filmas. Žiauri. Iš tikrųjų, tai vienintelis dalykas yra, čia jeigu esat, kažkas yra žmonės, kurie yra visiškai mega fanai Martino Scorsese's ir jiem visiems patinka ir tas patiko ir tas pats Irishman, kuris buvo 4 valandų Netflix'e. Ir apskritai tai tos 3,5 valandas susižiūrės. Aš manau, jeigu tai yra paprastas vartotojas, kuris mėgsta popkorninį kiną, mėgsta Barbę, mėgsta, nežinau, Nisono filmus ar dar kažką tokio, abejoju, ar patiks, nes yra visiškai slow burneris, bet toks mega lėtas filmas. 3,5 valandas yra skirtas nagrinėti visus personažus. Tai cool, man patinka tas. Ten yra visiška precizika, visiška, ta prasme, kabinėjimas, net ne kabinėjimas, bet tas, va, taip po vieną gabalėlį, žinai, narsto kiekvieno personažo esmę. Tai yra, kuo jie yra ypatingi, kuo yra išskirtiniai. Atskleidžiamas kiekvienas, ne tik kad pagrindinis, tai pagrindinis yra Leonardo DiCaprio, Robertas De Niro, yra... Dabar bandau atsiminti... Tiek ir užtenka, man. Jo, bet pagrindinė Lily Gladstone, man atrodo, taip, aktorė yra, kuri nebejotinai yra, nežinau, čia politiškai korektiškai sakyti, indienų kilmės, turbūt. Pocahontas? Aš nežinau, kaip ten ta... Native Americans, ne? Jeigu angliškai, o lietuviškai aš nežinau. Aš tikiuosi, kad nieko neįžeisim su savo šitu tiesiog bendriniu pavadinimu indienai. Aš nežinau, ar indienai yra įžeidu. Amerikoje turbūt taip, o Lietuvoje tikiuosi, kad ne. Tai žodžiu, bet iš esmės tai visa istorija yra apie indienų gyvenimą iki naftos atradimo savo žemėse ir po to. Tai viskas tikrai labai skrupulingai išdėliota ir aišku, kad Scorsese tikrai moka savo personažus pateikti ir juos gerai išguldenti. Tas, tikrai labai aukštos kokybės filmas. Man reikėjo turbūt kokio mėnesio po peržiūros, kad aš galiausiai galėčiau jį taip normaliai suvirškint ir sakyti, kad jo, filmas tikrai labai geras. Nes iškart po peržiūros tai man buvo toks, o dieve, koks jis ilgas buvo ir kaip žiauriai nepatogu buvo žiūrėti ir viskas skaudėjo. Bet realiai įvertinus, tai visiškai verta tas 3,5 valandos pasižiūrėti tokio, žinai, meno formos kinas. Kai ten nėra daug veiksmo, ten yra viskas tik tai personažų tą vystymą. Reikia ir tokį filmą pasižiūrėti. Jo. Realiai, o kada pasileidžia jisai? Spalio... 20? 20, jo. Jo, cool. Nes tu kažkada buvai užsiminęs apie jį ir aš galvoju, kodėl aš apie jį buvau negirdėjęs. Bet tada pasižiūrėjau, žiūriu, žinai, ant posterio Leonardo, čia tokio negalima praleisti. Ir šiaip laikmatis, man patinka šitas, kokie ten metai maždaug? 20-30 kažkas tokio. 1,9? Jo, 1,9. Jo, tai labai cool. Ten iš principo yra tas laikotarpis, sakau, kai buvo atrasta ta visa revoliucija technikų, industrinė, ta prasme, tas laikotarpis. Ir dar vienas dalykas yra
kad tai yra laikotarpis ir būtent ta byla, nuo kurios atsirado FTB. Nes filmas yra sukurtas pagal romaną. Romaną parašė bičas, kuris susirinko archyvuose visus faktus ir tai yra, ne fikcinis, o tai yra tipo faktais grįstas romanas, kažkas tai tokio. Tai čia buvo ta byla, kur skirtingi ten visokie rangeriai ir visa kita susibūrė į vieną dalinį ir pradėjo tirti žmogžudystės. Tai yra indienų žmogžudystės, tie indienai, kurie turėjo žemės, kuriuose buvo naftas ir jie ten pradėjo mirinėti ir, žodžiu, atsirado tam tikrų teisėsaugos pareigūnų, kurie nematė jų kaip šiukšlių, o matė kaip žmonės ir žmonių žudimai buvo nusikaltimas, net ir tada. Ir, ta prasme, jie tiesiog tyrė ir ištyrė tą bylą. Ir šiaip žiauriai fainai yra daug kasto, tos indieniškos kilmės. Tai yra labai, labai fainai parodyta, iš esmės, visas tas ir nufilmuota, ir garsas tokelis, gal garso tokelis netoks įspūdingas, kaip aš mėgstu, bet jisai tikrai papildo visą istoriją. Ir tie žudimai yra pakankamai, nelabai, ne pjūklo stilium, žinai. Ne, tai aš įsivaizduoju, kad, žinai, ten akių netraukia per... Jo, bet jeigu žudo, tai žudo, tipo parodo, žinai. Bet matosi ir konfliktas žmonėse, kai jie tą daro, žinai, ar kad nėra konflikto. Bet daug goro, ta prasme, kaip pas Tarantino, ar taip... Ne, baisiai. Ne, normaliai padarytas, normalus, tvarkingas, geras, kokybiškas, profesionalus kinas, toks meniškas kinas. Okay, aš galvoju, ar aš esu susidūręs su šito režisieriaus daugiau filmų. Kas dar yra parašęs? Valsryto Vilkas buvo, jeigu iš naujesnių. Tai cool. Tai Irishman buvo Netflix'e. Tas pats yra Raging Bull, kaip ten įsitas bulius, ne, su De Niro. Taxi Driveris. Čia Taxi Driveris tas senas, ar ne? Ja. Tada New Yorko gaujos. Aš nežinau, dar ten vardinį ir vardinį. Žinai, ten vien su De Niro pasi filmografija yra 11 filmų. Su DiCaprio 7 daręs. Tai... cool. Dabar, naujausia įskaičiuojant, ne? Tai šiaip tikrai susidirbė su savo aktoriais ir jisai puikiai išnaudojo jos. Tai žiūri, faina, kad vienas kito neuždengia. Žinai, vienas kitą papildo. Tai tikrai labai, rekomenduoju pasižiūrėti. Net ir tas 3,5 valandas nėra baisu. Ne, aš tai manęs negazina, žinai, ilgi filmai. Man kaip tik patinka, žinai, man ateit namie pasižiūrėti filmą, tai čia, žinai, 1-2. Bet ateiti į kino salę pasižiūrėti filmą vis tiek yra pasiruošimas man. Man reikia, žinai, mindsetą nusistatyti, man reikia susikaupti, aš šiaip iš namų nelendu. Tai man yra iš namų išlyst, man reikia daug, žinai, paaukoti. Tai ir kai paaukoji ne dėl 1,5 valandos, paaukoji dėl 3,5, toks, žinai, tada jaučiasi toks gerai paaukojau. Negaila, žinai, tas pasiruošimas man psichologinis yra, tinka, ilgi filmai, good. Bet ir šiais metais apskritai daug ilgų filmų buvo. Tu nepastebėjai, kad šis filmai ilgėja? Jo. Bet man tik taip atrodo. Absoliučiai. Ar aš tik tokius žiūriu, gal aš tai... Ne, šiais metais tai apskritai buvo belekiek daug ir nesvarbu, koks tai bebūtų projektas. Mes šiaip by defaultu esame pratę 1,5 valandos. Tai anksčiau ir būdavo toks defaultas, 1,5 valandos. Ja, ir aš tiesą pasakius visą laiką džiaugiuosi, kai yra 1,5 valandos filmas. Iš tos pusės, kad žinai, 3 valandas turiu, galiu 2 filmus pažiūrėti. Pavyzdžiui, žinai. Okay. Bet iš kitos pusės, tai šiemet buvo... dabar bus, aišku, ilgiausias šių metų filmas yra Killers of the Flower Moon. Tada turėjom Oppenheimerį, kuris buvo lygiai 3 valandas. Ne. 3 valandas ir 10 sekundžių. O, blin. Šitą žinau, aš dabar įsigandau, kad suklydau. Bet man atrodo, kad jo. Ten 3 valandas ir kažkiek sekundžių, man atrodo 10. Gerai. Bet varėjo, šiaip čia įskaičiuojami yra ir... Titrai, viskas. Titrai. Tai ne titrai. End creditai. Jo. Tai nežinau, ar čia skaitosi, bet, tipo, failas tokio dydžio, tai, agės, tipo, sakykim, skaičiuojam. Tai taip, tada turėjom Avatarą. Jisai pernai metų filmas, bet šiais metais grojo dar 3 ar 4 mėnesius, tai žinai, sakykim, dar šiais metais buvo, kuris buvo 3 valandos, berots 12 ar 7, 3 valandas 7 minutės, 12. 12, man atrodo. Okay. Tai 3 valandas 7 minutės buvo Babilonas. Nežinau, Damino Chazelės filmas su Margot Robbie, Bradu Pittu ir visais kitais. Jo, aš tuo metu dirbau, tai labai dažnai matydavau tą trailerį. Sakiau, kad pasižiūrėsiu, bet nežinau, aš mačiau tą sceną šito, kaip tas aktorius, jisai main vaidino. Bradu Pittą? Jo, su Bradu Pittu, kai jis ten šokinėja kažkokius ir iškrenta ten per balkoną. Labai gera. Labai gera scena. O man tiesiog labai cringe atrodė.
Nu, bet tai reikia visą filmą žiūrėti, o ne tą Jo, vieną sceną, žinai, tu Bet supranti. mane, žinai, atbaido toks, žinai, Ten yra smarkiai hiperbolizuotas filmas, jisai išpūstas ir rodo visą tą pompastiką Hollywoodo, vėlgi timepiecinės filmas, tai yra 40-ieji something. Ir visą tą Hollywoodo užkulisiai ir kaip tenais visos pieškos lakstė, žinai, ten kamerų ieškojo po miestelius aplinkui, nes pritrūko, žinai, ar dar kažko, kaip ten ta žvaigždės nusigėrė, va iškrenta pro balkoną. Ir apskritai, nu, tai visai ten geras, žiauriai filmas. Aš manau, kad geras, man patinka toksai, žinai. Plius beprotiškai gera muzika. Šiaip Damienas Chazelle, nu, jisai dievina džiazą, akivaizdu, iš La La Lando ir iš Kalifornijos svajų. Ir čia vėl buvo daug džiazo, daug geros muzikos, daug absurdo, to tokio pompastinio absurdo, žinai, kai rodo pirmojo filmo pradžioje pusę valandos, kai vyksta tūsas. Kaip laksto mergos nuogais papais, kai visi šnioja narkotikus, kaip dramblys ateina į svetainę, ne svetainę. Šitą mačiau, trailerį, man atrodo. Tarsi ten buvo visiškai wow, žinai. Ten yra visiškai nusinarkušinės tas, kur Spider-Maną, Tobis Maguire'as. Ir Tobis Maguire'as ten yra? Jo. Nu, Damn. Žiauriai geras filmas, bet šiaip jį tikrai reikėjo kine žiūrėti vien dėl efekto muzikos. Bet aš manau, kad ir namuose, jeigu garsiai pasileidus ir kaimynus panervint, žinai, 3 valandas. Nu, ne per teliką, žinai, čia reikia... Aš namie neturiu aparatūros, tai tada reikia ausinės pasimaksinti. Jo. Tai va, tai buvo tas. Vėlgi, 3 valandas 7 minutės. Oppenheimeris 3 valandas. Tada turėjom Misiją neįmanoma, tas mirtinas atpildas. 2,5, man atrodo, ar ne? Jis buvo 2 valandas, 6 minutės. Ai, dar daugiau negu pusė. Tada Spider-Manas Into the Spider-Verse naujausias buvo 2,5 valandos. Bet mes galim jį priskaityti, nes čia toksai animacinis vis dėlto. Koks skirtumas, bet 2,5 valandos. Nu, tai jis ne 3 valandų, bet... Jo, bet kaip filmukas, okei, čia kaip filmukui, tai dar blogiau yra. Nu, ne tai, kad blogiau, bet dar keiščiau. Jo, bet... Nes filmukai tai iš viso, nu, ta prasme, nuo valandos iki 2. Nu, Viskas. bet aš nesiskundžiu, man tai ten... Aš irgi, ne, man blemas Spider-Manas žiauriai cool buvo. Man Ir aš labai laukiu, bet gaila, kad nukėlė, man atrodo, ne? Indefinite. Tai yra be jokio termino. Ai, net be termino, nes aš mačiau, kad nukėlinės jį ir nepasižiūrėjau, paskui nepasidomėjau, kad... Jo, jie nukėlė, nes, nu, ten daug turbūt susiję dalykų buvo, bet vienas iš jų buvo, kaip pasirodė filmas, visi išlovino filmą, čia, žinai, nuostabus, genialus filmas ir tada pareina, kad dirbo 1000 žmonių ir perdegė absoliučiai visi, žinai, ir su per mažais atlyginimais. Tai realiai buvo hollywoodinis sweatshopas, kur trūko dar tik tai kiniečių mažų vaikų, žinai, kad galėtum jau pilnai klasifikuoti tą dalyką. Bet šiaip iš principo visi dirbo žiauriai daug, pervargė, perdegė, pinigų normaliai negavo, bet, nu, projektas gavosi žiauriai fainas. Tai, žinai, čia turbūt dėl to, kad nieks nebenori persidirbt, tiesiog nukėlė tiek, kiek galėtų padaryti. Nes tas filmas turėjo 3 dalis arba 2 dalis to antro filmo. Jo. Nes irgi two-parteris, kaip ir dar daug kitų filmų šiais metais vėlgi. Ta 2 dalis turėjo pasirodyti kitų metų kovą. O dabar paskui nukėlė į 25 ir tada iš viso be datos. Liūdna. Nu. Aš pažįstu žmogų, kuris net buvo užsidėjęs timeris, ta prasme, ant telefono. O, dieve. Nes jis turėjo, man atrodo, išeit pavasarį, ne šitą? Gegužę gal? Kova ar gegužė, neatsimenu. Nu, kažkas tokio. Tai va, tai gaila. Gaila, nes aš irgi laukiu iš tiesų. Mano draugė netgi patiko. Tai sakėm, kad varysim į šitą vėl. Tai man, žinai, aš labai džiaugiuosi, kai jai kažkas patinka. Nes aš žinau, kad tada, tai tau patinka, tai tada reikia žiūrėti dar, žinai. Tai va, ir Oppenheimeris jai patiko, irgi labai džiaugiuosi, žinai. Nu, aš, žinai, stengiuosi ją, nes tai tokia, yra tokių lengvesnių filmų, žinai, mėgėja. Tai aš visada stengiuosi prikalbinti ją, žinai, kažką sunkiau pasižiūrėti. Tai labai džiaugiuosi, kai patinka, tai toks, valiau. Aš tai džiaugiuosi, kad man draugiai dabar pradėjo patikti Misija neįmanoma, nes jinai šiaip nekentė Tomo Cruzo. Nu, žinai, būna aktorių tokių, kurių tu negali žiūrėti. Išveido tiesiog. Ja. Nu, atsakė, su kastuvu gavęs, žinai, tai nemėgo. Ir juokingiausia, kad yra 2 aktoriai, kurie man tikrai vieni iš mėgstamiausių. Tai gal nėra, labiausiai patinkantis, bet, pavyzdžiui, man Tomas Cruzas žiauriai patinka. Man palaukti ar? Ne, žinai. Man patinka žiauriai Tomas Cruzas ir man labai patinka Simonas Pegas ir abudu jie vaidina tose filmuose, žinai. O jai abudu nepatinka. Tai dabar, vat kaip tik
per teliką pradėjo rodyti nuo pirmos dalies. Jo, aš mačiau kažkurią, bet nepasakysiu kurią. Tai vat, nuo pirmadienį iki trečiadienio, kiekvieną vakarą grįžęs prieš einant miegoti, žinai, po vieną misiją. Atsisukė? Jo, atsisukom, pasižiūrėjom ir dabar jau baigėsi per teliką, po 3 dalių baigėsi rodymas. Tai dabar bus žiūrėjimas per vėliai, žinau, per Netflixą gal. Aš galvoju, kurią aš čia mačiau. Kažkada irgi kažkaip, mano draugai buvo išvažiavus, aš kažkaip vakarė atsiguliau, gal ką čia pasižiūrėti, žinai, ir tiesiog įsijungi, žinai, per teliką. Ta visą, žinai, programą, ką rodė ir buvo misija neįmanoma. Kur Kruzas lipa į tokį didelį pastatą su, nežinau, tą sceną ar atsimenė. Jis visą laiką lipa į didelį pastatą. Blemba. Tai čia bus 3, man atrodo. Čia visai neseniai gal buvo. Aš net nežinau, neseniai. Nu, tai čia prieš savaitę gal. Tai čia ta paskutinė. Kiek jų iš viso yra? 7. Aš daug nematęs iš tiesų esu. Ne, tai 7 dabar buvo Mirtinas atpildas, ta pirmoji dalis. Vėlgi, tu partneris, tai dabar teoriškai su 8 dalim turi baigtis visą tą franšizę. Bet Kruzas sakė, kad gali vaidinti misijas neįmanomas iki mirties. Wow. Žinant, kad jisai daro visus kaskalinius triukus, tai gali būti, kad mirtis labai greitai bus, žinai. Nu, bet čia nieks to nelinkė, esmė, kad filmas, man asmeniškai šiaip visa franšizė, kaip veiksmo filmų franšizė, man yra viena geriausių. Aš žiauriai mėgstu, žinau, kad ten kaip... Šiaip tai geriausias išskirtinis bruožas ir aš kiekvieną kartą kaip žiūriu, taip, Tomas Kruzas bėga, tada, Tomas Kruzas važiuoja motociklu. Nu, jis viską daro. Ja. Bet man įdomu, į tą pastatą jisai lipo kaip. Blema, tas mano Maikas, pašnekė kažką. Jo. Čia aš nežinau, į kurį pastatą, ar tu apie Burj Khalifą? Gerai, sakykim. Aš palaikysiu, kol pasakysiu, ką noriu pasakyti. Į aukštą jo, gal ten tas ir buvo, nes ten buvo tokia, žinai, biškė Arabija. Tai Burj Khalifa, tai čia 4 dalis. Klausimas, nejaugais net neprisirišęs lipo. Prisirišęs. Nu tai va. Tai nemirs jisai darydamas triukus. Jo, bet su tuo Burj Khalifos tuo bajeriu, tai ten iš viso kitas dalykas buvo. Tomas Kruzas pasakė, aš noriu daryti šitą. Jam stuntų koordinatorius sakė, jokių būdų, žinai. Tada visi sako, ne, žinai, jis sako, jo, aš darysiu, man dalampačkai, žinai, jūs tenais, ką jūs norite tą daryti. Jisai, okei, nu sako, aš vis tiek darysiu. Ir tada, bet žinai, visi aktoriai yra draudžiami. Nei viena draudimo kompanija nepasirašė ant draudimo. Nu tai, tikimybės. Bet jisai galiausiai padarė tą triuką, tai yra žiauriai fainai, žinai. Ir bičas bėgo Burj Khalifos šonu ir tada atsikabinęs peršoko, sugebėjo peršokti, supranti, į kiaurymę, į langą, ta prasme, iššokti vidų. Jo, atsimenu tą sceną. Tai šiaip žiauriai respektas. Plus dar yra ir tas skrydis su Airbusu, ir skrydis su motociklu naujoji daly. Ir Fallout'e, man atrodo, buvo, kuris skrido sraigtasparniu. Nu, jis viską daro. Bet jis, man atrodo, pilotuoja pats. Jisai, man atrodo, moka pilotuoti. Taip. Jisai kiekvienam savo triukui, ką jam reikia daryti, jisai išsilaiko visas licencijas, nes jis be to negali, aišku, skristi ir daryti. Jisai išsilaiko visas licencijas, jisai dėl to turi piloto licenciją, man atrodo, turi net komercinių skrydžių licencijas, tai jis išėjęs dabar galėtų pilotuoti ir, man atrodo, net 3 skirtingų orlaivių. Tai yra ir Boeing, ir Airbusą, ten pagal skirtingas kategorijas jų. Tai jisai gali tuos daryti, plus, aišku, šiaip skraido. Tada sraigtasparnio licenciją turi skydivingo, to skydivingo, kur yra low altitude kažkoks tenais vadinasi, dabar tiksliai neatsimenu, bet ten, kur tu realiai iš žemo aukščio šoki, ten tik taip palei žemę įskleidi parašiutą, kad, nu, taip pat tas greitas toksai, žinai. Tai čia irgi kažkuriai daliai reikėjo, tai jisai išmoko, išsilaikė licencijas, kad galėtų tą triuką pats daryti. Nu ir va, ir viską jisai daro, jisai pats viską pasidaro, viską išmoksta, jam... Nu, va, tai cool, bičas. Nu. Žinai, cool yra, pavyzdžiui, kai tu pažįsti žmogų, kuris turi privatų lėktuvą. Wow. Nu. Bet jis yra tas bičas, kuris... Pats skrenda to lėktuvą. Jis pats gali paskraidyti tą lėktuvą. Taip, jam... Wow. Nu. Lema, cool. Tomas Kruzas. Kiek jie metų? Šiam 1, 2, kažkas tokio. Tai visai neblogai atrodo. Nu. Aišku, kine, žinai, kine visi neblogai atrodo. Nu, jisai pavargęs, jau matasi biškai, kad vyresnis, žinai, bet, nu, jau nebe 30 metų, tai tą suvokiu. Aš dar, tiesą pasakius, visai neseniai mačiau Giedriaus Drukteinio postą, kad jisai galiausiai pasižiūrėjo
tą misiją neįmanoma ir jis ten labai myli tą Tomą Cruzą, mylėjo bent jau, sakykime, bet jau jam jisai jau per senas, jau ištorėjęs, ištinęs, žinai, jau ten dar kažką. Nu, tai aš tai noriu paklausti tiesiog žmogaus, nu, tėvai, nu, taigi šiam metu, ko tu nori, žinai. Reikia džiaugtis, kad bičas bėga ir kad bėgdamas, šokdamas nuo vieno pastato ant kito susilaužo koją ir vis tiek toliau pabaigia sceną. Susilaužytą koją. Ne, čia, žinai, adrenalinas. Bet tai šiam metu, kad bėga, tai žinai, cool. O Indiana Jonesas? Kiek jam metų? 8? 2? 8-1. 8-1, nu, jis irgi bėga. Bet jau, bet kai jisai bėgo, tai labai matėsi, nes ten, Ten man prastai atrodo, reikėjo... Jau ten, man atrodo, reikėjo... Pagalbos. Bet, nu, aš norėčiau pasižiūrėti, žinai, tą backstage, kaip ten atrodė viskas. Aha. Nes aš nemanau, kad jisai taip paėmė ir bėgo pats. Nu, vat aš nežinau. Bet žinok, atrodė, kad jisai bėgo pats, nes atrodė, kad reikia biškai pasiremti, žinai, bebėgant. Aš nieko prieš Harrisoną Fordą neturiu tikrai. Ne, jisai už savo, jisai atidirbo savo, blemą, žmogus kiek 60 metų, 50 metų, realiai šitą reikalą visą daro, tai, nu, tai jis jau žmogus užsitarnavęs. Bet aš nežinau, ar vertėjo tą daryti. Aš tai visiškai manau, kad ne. Ta dalis visiškai nereikalinga, jinai belekoks flopas finansinis buvo ir tas filmas jisai nereikalingas. Čia bandė Disnėjus prikelt franšizę, įvest naują personažą, tą tokio tipo draugo dukrą, kas ten jis dėdė, ten tipo ar kažkas tai tokio, žinai, vos negaunasi. Ir, nu ne, Indiana Jonesas yra vienas, dar off-screen'e nužudo Shia LaBeoufą. Nu, nesąmonė, ta prasme, tas filmas šiaip iš savęs, jisai man buvo, nu, smagu pažiūrėti, žinai, bet kad aš ten kažkaip tai ten super excited būčiau, kažkoks labai laimingas, ten džiaugčiausi tą filmą pamatęs, tai ne, nu, porą valandų, daugiau negu porą, vėl 2,5 valandos turbūt. Buvo smagu tas vaibas tik tai biškai išlikęs. Tas toks, žinai, Indianos Joneso toks senovinis nuotykių, spastų ir visokio kitokio. Jo, bet man, pavyzdžiui, senesnės dalys daug labiau cool. Aš buvau susiradęs remasterintus, žinai, tokius labai didelius failus, ten po tram gigų gal, žinai. Bet aš įsijungiau ir aš nejaučiau, kad aš žiūrėčiau filmą, kuriam yra 5 metų. Nes jis ten 7, nežinau, 7-3 ar kažkelintų, žodžiu. Blemba, žiauriai cool atrodo. Tas remasteris, nu tikrai, sėdi, žiūri, žinai, nes šiaip dažniausiai 7-9 metų filmą žiūrėti yra, nu, sunku biški. Na, aš pripažinsiu taip, aš irgi nesu mega fanas ten tų senų, senojo kino. Taip, aš gal dėl to nesu Star Wars matęs, nes, nu, man sunku yra žiūrėti. Aš matęs ir čia dabar jau jaučiu, kad iš mano balso tono turbūt suprato fanai, žinai, ir kad jeigu galėtų jau pasmauktų, bet man nepatinka Star Warsai, visiškai. Aš negaliu sakyti, nes aš nesu matęs, žinai. Ja. Šiaip aš žiūrėjau tos, kur leido Mandalorianą, ten tą, žinai, visą kitą, biškį mačiau, žinai, ten tų serialų. Nu, atrodo tai labai cool, bet nauji, bet jie seni. Aš bandžiau, nu aš negaliu tiesiog. Jo, man čia šiaip tai nemažai žmonių tą sako, bet čia gal visi tie, kurie nėra hardcore'iniai, žinai, Star Wars gerbėjai. Tai man Rogue One patiko. Šelmis 1 lietuviškai šiaip tai siaubingai išverstas, bet Rogue One man asmeniškai turbūt yra pats geriausias Star Wars filmas. Ir sorry. Bet, ja, nu aš sakau, aš pripažįstu ir aš suprantu visą tą vertę, kurie įnešė, žinai, į technologiją, į specialiuosius efektus, į praktinius specialiuosius efektus. Ir jie tikrai padarė revoliuciją ir tai viskas yra tvarkojama, bet tai yra ne mano arbatos puodelis, žinai, ir aš tiesiog negaliu mėgauti žiūrėdamas tą filmą. Aš dabar apie tą vertimą galvoju. Rogue. Ar tikrai šelmis yra Rogue? Nu taip gavosi turbūt. Ar gali pasižiūrėti? Pasižiūrėk, kaip verčia Rogue. Man tiesiog įdomu. Čia ta prasme, kaip internetas verčia? Jo, nes aš, pavyzdžiui, visada, žinai, kur, nu, bent jau žaidimų imant Rogue, tai dažniausiai jis buvo, žinai, kažkoks asasinas ten, kažkas. Rogue ir šelmės. O iš viso, kas verčia šitos pavadinimus? Verčia platintojai. Nes dažniausiai toks būna, blema, perskaitai tą, žinai, anglišką, nu, taip skamba, taip visai cool. Ir tada lietuviškas ten kokie
didieji šelmiai. Ar ten kokie, žinai, pragaro ten kažkokie buveinė. Nu, toks, žinai, kur, nu, gal tiesiog lietuviškai taip skamba, aš nežinau. Bet aš visada stengiuosi, žinai, angliškai pavadinimus sakyti, nes, nu, tiesiog lietuviškai dažniausiai prastai skamba. Palauk, čia pas mane kažkokiu labai keistų spalvų. Spalvų, sakau, kalbų prirašyta. Kažką į lenkų kalbą verčiau. Taip, raug turim nesąžiningas. Yra šelmis. Yra šelmis. Okay. Šelmis. Gal aš tada, žinai, nežinau, ką reiškia lietuviškai šelmis. Jo. Bet nesigilinkim iš tą savoką visiškai ne. Šelmis net villain galėtų būti. Jo, bet šiaip, nu, pagal mūsų visą kontekstą ir supratimą, šelmis tai yra tas, kuris, žinai, ten kažką tai miegamajam išdarinėja, ne to, žinai, o ne toks pusiau slaptas, kaip čia, prieš imperiją kovojančių, žinai, žmonių dalinys, kurie ten daro visokias reikalus. Nu, žodžiu, čia aš tiesiog bandau suformuluoti į tą terminą ir nesigauna. Tai šiaip absurdiškas pavadinimas, bet filmas tikrai man labai patiko. Tai ir buvo faina, kad yra istorijos pradžia ir istorijos pabaiga. Ir tas istorijos pradžia ir pabaiga yra tarp 3 ir 4 epizodo, prieš 4 epizodą, sakykime, prieš tą originalų į filmą. Kiek iš visų epizodų yra? Žinai? Tai yra 9 epizodai, plus dar yra side tų visų off šitų projektų. Ne, aš nemanau, kad kažkada gyvenime savo leisiu šitą. Gal aš savo ir galiu leisti, bet mano smegenys tiesiog man neleis. Nu, man per daug skaudu tiesiog. Dar tas CGI-us, tai iš viso mane žudo, aš tiesiog, Jo, ten tas CGI-us praktiškai ir nebuvo, viskas praktiniai efektai, kostiumai, viskas yra šiaip, sunku įsijausti po 50 metų, žinai, ir vertinti tuos efektus, nebent vėlgi tu žiūrėjai nuo vaikystės tos filmus ir tau tai yra dalis vaikystės, kaip ypatingai Star Warsai yra Amerikoje ir tiesą pasakius ir pas mus, aš esu net nebejoju, kad yra tokių žmonių. Tiesą sakant, vieną ir pažįstu, kuris yra, visiškai hardcore'nis fanas. Ir jisai yra išsitaturavęs šitų Star Warsų, ten visokios ten imperijos ženklus, ar dar kažkokios ten, ar šitą Rebellion imperiją. Čia gal biškiau overkillas, bet... bet yra, žinai, tokių. Jeigu žmogui patinka, taip, man, pavyzdžiui, patinka, nežinau, Romos imperija. Aš gal norėčiau, žinai... Ar tu esi tas, kuris apie Romos imperiją galvoja? Pastovė. Jo, aš galvoju į savaitę kokius 5 kartus pagalvoju apie Romos imperiją. Aš mačiau, kad yra trendas dabar, žinai, kur klausia vyrų, kaip dažnai tu galvoji. Aš nežinau, kas ir su vyrais. Romos imperija yra cool. Čia yra labai stiprus istoriniai pamatai, žinai, tiesiog. Bet iš to ir kiek filmų, serialų, knygų, žaidimų yra kilę. Dėl to man, blemba, Gladiatorius vienas toksai, žinai, geresnių filmų yra istorinių. Ja. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Phoenixą vėl paėmė į šitą... Ja, Ridley Scottas padirbęs su Phoenixu vėl pereina į naują laikotarpinį vėlgi tą Timepiece filmą. Tas istorinis Napoleonas, ne? Napoleonas, taip, su Phoenixu. Ir labai gerai atrodo. Labai gerai atrodo. Ta prasme, žinai, kur, blemba, Phoenixas jis toks shifteris, žinai, kaip Christian Bale'as. Aš mačiau, kažkada buvo toksai koležas, žinai, Christian Bale'o, žinai, filmų. Ir kaip jisai realiai, žinai, keičiasi pats. Ta prasme, ir ten metų tarpas, ir jisai, pavyzdžiui, nuo Machinist, kuris ten svėrė, aš nežinau, jis ten 5 kg gal svėrė, perėjo į, man atrodo, Batman Begins buvo, 2-3 ar 2-4. 80 kg. Jo, 8-8 gal, blemo toks, taip gerai atrodo, ta prasme, žiauriai. Bet tai aš įsivaizduoju, koks žiaurus yra organizmui stresas, kai tu turi belė kaip užsibulkinti. Per metus ten kem kilų, beveik. Ir ta prasme, žinai, raumens, tai nėra riebalo, jis žiauriai gerai atrodė tuo metu. Ir čia, man atrodo, buvo, jo, jis filmavo American Psycho, buvo toksai irgi apie 8 kilų kažkur, bet irgi taip gerai atrodė. Tada jis Machinist ir tada blemba tai kaip kilo su Batman, žiauriai cool. Nu, paskui buvo Vice. Aš nebeatsimenu. Ne, American Hustle buvo, kur jisai buvo ten priaugęs belie kiek svorio irgi. Nu, tai va, aukštyn žemyn, žinai, ten tas visą šokinėja. Tai čia... dar vienas yra be Joaquino Phoenixo ir be šito dar yra Jake'as Gyllenhaalas. Jo, tas irgi blemba. Šiaip man jisai toksai top yra. Top 3 aktorius. Man irgi, visiškai. Gerai, palauk, dabar Kilinas atėjo pas mane į gyvenimą. Aha. Gerai, metam.
Šiaip top 3 jaučiu man tai būtų, čia žinai, Ne pagal mėgstamiausius ne aktorius. pagal mėgstamiausią, man čia dar reikėtų pasidėti pusę valandos pagalvoti, bet Christian Bale'as, Gyllenhaalas ir Cillianas Murphys. Okay. Tada ten, žinai, jau Leonardo, ten visi tie, žinai, S-listeriai tie, žinai. Ne, bet grįžtant, negrįžtant, o ta prasme, kalbant apie Leonardo, tai aš jo žiauriai nemėgau. Man Titanikas apskritai žiauriai nepatinkantis filmas. Aš suprantu, kodėl mėgsta žmonės jį, bet aš negaliu pakęst. Man Kas ten gerai? Nežinau. Kas tau netinka, jie? Blema, ten vėlgi 3 virš valandų filmas, Tur gerai? kas nėra blogai, jau aptariam tą, bet, ten ta meilės istorija tokia. Tau nepatinka Rauzė? Kas tau nepatinka? Ką žinau, aš negaliu paaiškinti, man tiesiog tas filmas žiauriai, skystalas visiškai. Man žiauriai cool tiesiog yra laikmatis ir aš nežinau, aš tą filmą esu matęs kokį 10 kartų. Man jis patinka. Jeigu pamatau per teliką, kad rodė Titaniką, aš atsisuksiu. Aš pasižiūrėsiu. Man jis yra cool, aš jį galiu pasižiūrėti. Ta prasme sakau, mačiau gal 10 kartų, pažiūrėčiau dar 5. Ir po Titaniko aš į DiCaprio negalėjau žiūrėti, kratė mane nuo jo. Bet tas filmas, kuris buvo lūžis, tai buvo Blood Diamond. Nemačiau. Tai po Blood Diamond tada pasižiūrėjau Departed ir tada supratau, kad DiCaprio yra ahuienas aktorius. Jis labai cool yra, iš tiesų. Gal kaip žmogus toks įdomesnis, bet žinai, ne apie tai. Ja. Nes Christian Bale'as irgi, man atrodo, šlykštus žmogus yra, bent jau kiek. Bent girdėjau. Teko pasidomėti, kad jis toksai arogantiškas, toks nemalonus žmogus yra. Bet kaip aktorius, blemba. Wow. Žiauriai gerai. Jo, Bale'as tai apskritai man... Dabar reiktų gerai pagalvoti. Tiesą sakant, dar apie tos redeemed atsigavusius po tam tikrų rolių ir šiaip tokio šablono galima bus pakalbėti arba kitą kartą arba vėliau. Bet šiaip Bale'as tai visą laiką buvo toks kokybiškas aktorius ir jis labai gerai sukūrė Batmaną. Man asmeniškai vienas geriausių. Pats geriausias. Ok. Man. Nesakau. Jo, šiaip, taip, man, aš kaip Pattisonas, tiesą sakant, pasirodė kaip Batmanas. Man labai smarkiai pasišiftino dalykai. Aš žinau, kad galbūt ne visiems patiko, bet man šiaip Pattisonas labai smarkiai kyla akyse, žinai, ir jisai vaidina šiaip labai labai gerai, nepaisant jo Twilight, žinai, judesio. Bet bičiu kažkur reikėjo prasimušti ir aš džiaugiuosi, kad jisai išlipo iš savo ten tos visos... Jis buvo jaunas, Ne. Čia žinai, kur po progą jam pasiūlė, jis atėjo. No. Aš nesakau, kad jis blogai ten suvaidino. Man, žiūrėk, grįžtam, man Twilight cool yra. Aš irgi Twilight esu matęs koks 5 kartų. Visus filmus. Man patinka. Nežinau. Apie juokingą istoriją su Twilightu, kad mes į paskutinę dalį su draugų kompanija ėjom į Kosmo premjerą. Ir dar tada, kai paskutinė dalis pasirodė. Tave nuvylė, leisk spėsiu, ne? O, jo, bet čia pats istorijos, kaip mes ėjom. Tai mes 4 ar 5 ėjom į tą premjerą. Visą salę vien moteris, obviously. Savaime suprantama. Bet mes atėjom su mako maišais ant galvos. O, jūs tie esat žmonės, ne? Tada aš buvau dar tas kvailys, žinai, kuris taip išsikalnėjo. Tai aš galvojau, kad mus tenais papjaus ten salėje. Nėra cool. Ja. Nėra Dabar cool. aš pripažįstu, kad čia buvo nesąmonė. Jeigu būčiau ten, būčiau pats papjovęs. Tu man ant Twilightų čia nevaryk. Ne, bet paskutinė dalis, žinai, mane kas susprogdino, tai tas, kad aš pasižiūrėjau tą belę kokį gerą vampyrų betlą, nors ten man biški logikos nebuvo. Nes imant, pavyzdžiui, pirmą dalį, kad užmušt vampyrą ten atrodė, wow, ta prasme, jis ten, žinai, jį reikia ten nusukti galvą, sudeginti ten, žinai, 1000 dalelių padalinti ir panašiai. Ir tada tu žiūri tą betlą ir ten tiesiog užšoka, nusuka galvą, viso. Žinai, toksai, tipo, labai viskas paprasta. Tada, žinai, man toks, aš visada filmuose į logikos ieškau. Tai jeigu jūs pirmoji daly sakė taip, tai kodėl dabar yra kitaip? Bet whatever. Tai, man ne tas blogiausias. Ne, tai jo, čia tik tai dalis. Blogiausia buvo, kad aš pasižiūrėjau Epic Battle tų visų vampyrų, kokį pusę valandos. Ir tada taip, viskas grįžta į pradžią ir, ne, tai mes nekovosim. Čia viskas buvo tiesiog miražas, žinai. Vizija, jo. Come on. Čia yra toks pigus triukas, tokia nesąmonė, tokia, žinai, ir tu tada supranti, kad tas knygos, kuriam buvo, aišku, paremtas filmas, buvo toks šlamštas, žinai, ta prasme, aš suprantu, mes tai iš viso su savo, vėlgi, draugų kompanija jau nebeta,
su draugė ir dar keliais, tiesiog gerimo žaidimą, žinai, buvom pasidarę. Tekilą geriant. Aha. Kad, žinai, ten, kai Kristen Stewartą kažką tokio padarys, kažkaip prabrauks, žinai, išgeri. Labai greitai. Antro filmo pusės tik tai pasakėm. Ant paskutinio jau čia, ar ant kurio? Ar ant pirmo? Antram, ne, nu tai pradėjom žiūrėti pirmą filmą, tada pradėjom antrą ir tada pusės, man atrodo, nepasiekėm. Na, tiek ir tai reikėjo, ne? Ja. Nu, Stewart ten nebuvo aštriausias peilis. Stalčiai tuo metu. Oi, ne. Bet dabar, man atrodo, pasiteisius biški yra. Ja, dar viena aktorė, vėlgi iš tos pačios franšizės, žinai, kuri realiai išaugo į tikrai kokybišką aktorę, į kurią man vis dar sunku žiūrėti, bet žiūrėjau Spencerį ir man labai patiko. Nu, nes tu atsimeni ją iš to, žinai. Aš ją labiau atsimenu negu Pattisoną atsimenu, žinai, kažkaip man nebetrigerina Pattisonas. Bet Pattisonas nebuvo taip blogai. Ten buvo esmė ne jo kažkas, jo jawline'as buvo tuo metu svarbiausias dalykas. Labiau akcentuojamas negu jo, žinai, dar kažkas ten. Pattisonas, bet šiaip man jis buvo prapuolęs, kur jis buvo dingęs? Ar aš tiesiog nesusidūriau su filmais su juo? Jisai po Twilight'o, man atrodo, buvo pasidaręs biškį pertraukėlę ir tada grįžo į labai independentus filmus. Tai jis turėjo Metropolį, paskui buvo Vanduo drambliams, toksai net nelabai independentas gal, bet tokia labai romantinė meilės istorija su Reese Witherspoon. Ir tada jisai kažkaip pradėjo vėl biškį kilti ir tada atėjo pas Nolaną, žinai. Jo, tai vat, aš po Twilight'o sutikau jį tik tai Tenete. Tai va čia buvo toksai man daug metų prabėgo, žinai, ir kaip pamatai kaip seną draugą, žiūrėk, šitas dar čia. Tai va man buvo tokia nuostaba, bet man jisai cool buvo irgi. O jo, man tai patiko. Patiko tas jo vaidmuo, toksai, žinai, man po Twilight'o buvo biški kažkas kito. Nu ir toks jau subrendęs žmogus, žinai, biški pasikeitė. Ir jawline'as pasikeitė. Jo, kažkaip biški sumažėjo, gal pavalgė gal žmogus. Ja, gal biški pavalgė žmogus, bet vis tiek yra. Jis vat, ką turi, tą turi, žinai, toks kietas bičas, man patinka. Tai va, tai iš tų kietųjų aktorių irgi, man irgi Beilas į tą, man Jake'as Gyllenhaalas tikrai, ypatingai su paskutiniais filmais, be proto Nightcrawleris patiko, žiauriai. Nightcrawleris blema, žiauriai geras. Man atrodo, po šito, vat, Prisoners ir Nightcrawleris pasižiūrėjau, ir tada supratau, kad man damušė, žinai, kad gerai, Gyllenhaalas tikrai yra S-tieras man. Tik, nu, žiauriai cool. Ir tada... Nu taip, Phoenixas tikrai eina į topą. Aš dabar va taip on the spot, jo. Tai ne tiek, ta prasme, bet taip, Jokeris tikrai yra labai. Nu, man pakėlė, pavyzdžiui. Ten irgi buvo labai, žinai, įsibarstę žmonės, vieniem čia pats geriausias Jokerio filmas, kitiem pats blogiausias. Žinai, nebuvo per vidurį. Yeah. Man, pavyzdžiui, buvo vienas iš geresnių. Nes, nu, jie visi, žinai, aš kaip supratau, fanai pyko dėl to, nes jį pavaizdavo kaip ligonį, o ne kaip Megamindas, žinai. Yeah. Nes jis šiaip visada, žinai, atrodė, kad jis toks biškai, nu, trenktas žmogelis yra, bet imant, žinai, tuos iš Batmano, žinai, tai jis visada būdavo tas, kur, nu, jis turi smegenį, žinai. Yeah. Jis tiesiog panaudoja jas, žinai, kitaip. Kitiem dalykam, žinai, negeriem dalykam, bet jis tikrai labai buvo protingas. Ir čia, žinai, jį parodo su tokia negale, nu ir daugam nepatiko, o man patiko. Man toksai niūrus, sunkus, žinai, tokia progresuojanti liga, žinai, viskas auga, man labai cool. Man apskritai tas filmas patiko, kad jisai vienas iš tų retų, žinai, kuris eina į pop kultūrą, ne draminis visiškai ten, žinai, draminė šiza, kur tu atsisėdęs ten nori pats savo galvą nusirauti. O tiesiog, nu, masinio vartojimo kinas, bet ten rimtai kalba apie rimtas ligas, žinai, nu, apie psichinės ligas. Ir tai labai retai pasitaiko ir man tai vat, buvo labai cool. Ir buvo labai fainai, kad buvo analizavimas tas, žinai. Tai labai daug analizavimo ir tas labai patiko. Ja, ir kad jo ten visas tas, jo galvoj ten dalis dalykų vyko, žinai, kaip jisai, kas privertė jį tenais elgtis tam tikrais dalykais, ta motinos meilė ir ta nemeilė, sakykime, ar kažkoks nepykanta ir panašiai. Nu viskas, tas žiauriai buvo cool. Ir garso takelis. Ja. Irgi toks labai... Ta scena, kur šoko tualete. Pats geriausias. Net ne laiptai, o tualetas buvo man daug įsimintinesnis, žinai.
Nors laiptai irgi buvo žiauriai gerai padaryti, bet... Laiptai, tualetas, kelionė pas Veiną. Buvo tikrai labai gerų trekų buvo. Žiauriai patiko. Klausiau, žinai, dar tiesiog klausiau. Be filmo net. Šiaip apie garso takelį šnekant. Man tai žiauriai patinka, kai yra labai geras garso takelis. Aš kartais dar labiau, pavyzdžiui, su to pačiu Oppenheimeriu, ne? Nolanas iš viso išdirba tobulai garso takelį. Arba tiksliau ne pats Nolanas, o žmonės, kurie dirba su juo. Tai pradžiai daug metų ėjo Hansas Zimmeris. Dabar paskutiniai 2 filmai, tai pradėjo nuo Teneto ir dabar ir Oppenheimerį, Liudvikas Goransonas. Jie, taip idealiai pagauna tos momentus, kad tu paskui, aš bent jau, paskui po to filmo dar kokius pusę metų klausau, žinai, tos garso takelius. Zimmerio apskritai Batmano, to viso. Tai dar dabar klausau, ne kiekvieną dieną, aišku, žinai, bet vat kaip nuotaika užeina, Oppenheimerio dar dabar klausau. Bet tą menčių, ne? Ne, tai daugiau, viso tai neklausau, žinai, bet yra, tenais iš kokių 20 gabalų, žinai, kokie 4-5 įstringa, žinai, ir juos ten sukie ant repeato. Jo, aš mačiau dabar betlas vyksta. Interstellaro tas, galvoju, kaip, nepasakys, kaip trekas vadinasi, bet tas main, žinai. Time gal vadinasi jisai? Time yra Inceptiono. Inceptiono. Jo, bubliamo, tas žiauriai geras. Gal Cornfieldas. Aš nežinau fanai, kuris skaito main tą, žinai, nes dažniausiai iš viso, žinai, išrenka tą pagrindinį tokį. Tai žodžiu, tas Interstellaro pagrindinis ir Oppenheimerio. Ir kuris geriau, žinai. Aš tai nežinau. Dabar reiktų pagalvoti. Dabar reiktų paklausyti. Jo, reiktų paklausyti. Jo, bet abu labai turi tokius labai stiprus iš tiesų, net sunku išsirinkti iš tiesų. Aš šiaip mano viena iš svajonių yra nuvažiuoti į Hanso Zimmerio laivą koncertą. Jo, aš mačiau, kad jis daro tokius dalykus. Vienas iš tų, gal 2 ar 3 kompozitoriai, kurie tą daro, bet Zimmerio, aišku, yra didžiausi, prabangiausi ir brangiausi, žinai, tai ten bilieto kaina gal 150 eurų, žinai, reikia dar trenktis per pusę Europos. Tai sakau, kažkada tikrai nuvažiuosiu, bet tikiuosi gal greitai, jeigu pavyks, bet... Ne, 150 nėra baisiai. Už pigiausius bilietus, tai... Bet... Žiūrėjau, kaip pažiūrėsi, aišku, žinai, ten kiti žmonės ir kelis tūkstančius sumoka. Aš galbūt kažkada ateityje bus galima sau leisti, žinai, tokią prabangą, bet dabar tiesiog, žinai, reikia ištaikyti, nes jisai metus padaro 20 koncertų, žinai, dalis jų yra Amerikoje, dalis jų yra Europoje ir pataikyti yra sunku, bet yra YouTube, pavyzdžiui, visas koncertas iš Čekijos, man atrodo, iš Prahos. Tai hebra, jeigu nematėte ir neklausėte, to patinka muzika, tai tikrai labai rekomenduoju pažiūrėti, nes tenais eina viskas, nuo Liūto karaliaus iki Inceptiono, Dark Knight ir visi kiti. Ir viskas yra live. Jo, ir viskas yra live, jis turi visą orkestrą savo rankose, turi pagrindinis žmonės, kurie važinėja visur, bet nesu tikras, ar visas orkestras važiuoja, bet kad yra pagrindinė trupė, kuri... keliauja visą laiką kartu, tai yra ten violončelininkė tokia mergina, kuri ten su elektrinė violončelė varo, žinai, plus yra gitaristai, ten taip toliau. Ir jisai pats groja ten su instrumentais, arba tai yra fortepijonas, ar tai yra elektrinė gitara, bosinė gitara, jis tiesiog ima vieną instrumentą. Man atrodo, jis viską groja ten. Jo. Tuo prasme, 100 instrumentų žmogus yra. Bičas, kuris turi per visą savo gyvenimą sukūrė savo library garsų ir visi garsai yra rašyti gyvai. Nėra sintetinio garso. Viskas, kas yra grojama, jis sukuria su kompu, aišku, bet visi garsai yra gyvai įrašyti, žinai. Tai tiesiog įspūdinga vien dėl to. Man tik tai gaila, žinai, kad jis sensta. Žinai, norisi daugiau filmų. Tiesiog. Filmų su jo, žinai, kompozicija. Hanso garso takelis yra kūrėjas filme, Creator, kur dabar išėjo. Dar nespėjau nueiti, bet tikrai nueisiu. Tai jau kolegos keli rekomendavo, sakė labai nice, tai sakiau, reikės ištaikyti. Dėl filmo ar dėl takelio? Ar viskas bendrai? Tas filmas kritikos sulaukia, kad plotas yra šiek tiek per skystas, ar ten per daug nueita į propagandą kažkokią, aš nežinau, aš nemačiau, negaliu dabar nieko sakyti. Bet aišku, garso takelis. Efektai įspūdingi. Filmas, man atrodo, tik 80 milijonų kainavo. Hollywoodo blockbusterių tai yra labai mažai.
Bet jie į tuos 80 milijonų sugebėjo ir Vašingtono algą įkišt, ne Denzelio, o jo sūnaus, to, kuris tenete vaidina. Ir man atrodo, Kenas Watanabe vaidina vienas mano akim kičiausių japonų aktorių, kuris taip pat vaidino Inception'e, vieną iš tų pagrindinių. Tada vėlgi yra Hansas Zimmeris, žinai, plus efektai ir režisavo tas pats režisierius, kurio pavardės neatsimenu dabar, bet jisai režisavo Šelmį 1. Šelmį 1. Tai ten biški Star Wars'ų vibe yra tam filme. Nu, bent jau iš trailerio taip atrodo. Tai, bet iš tų, gerųjų Star Wars'ų. Gerųjų. Ne, ta prasme, efektai, viskas. Tas tuo užsirausi, bet, šnekėk. Jo, žinau. Aš žinau jau, kaip manęs nekenčia žmonės. Tenais daugiau nekalbėsiu apie Star Wars'us. Ne, galime apie Fast and Furious pašnekėti. O, dar daugiau heito, ne? Vėlgi šiais metais pasirodęs... Galvojom visi, kad bus 2-parteris, paskui prieš pat filmo premjerą pasakė, kad bus 3-parteris, tai vietoj 11 dalių turėsim 12 dalių. Tai vat buvo 10. 3-parteris? Jo. Jie nesiruošia užbaigti šitos, ne? Franšizės, ta prasme, čia nesibaigs, jinai. Ne. Nebent Dizelis. Ne, pakeis. Dizelis turi brolį? Man atrodo, kad turi. Nežinau, bet... Nu tai va. Tai nesibaigs. Čia kaip Paulo Walkerio niekaip nepalaidojo toj franšizai, taip nepalaidas ir to. Šiaip, ten turėtų prieit pabaiga. Žinai, kažkada turėtų būti. Net ir serialai baigėsi, tai šitam serialui jau laikas. Čia jau panašėja į serialą. Jau 10 serijų yra, žinai. 10 serijų, sakykim, kad ir po 2 valandas. Tai paskutinės 22-30 gal kažkas tokio buvo. Tai žiūrėk, jau tik kokį... nežinau, 20 kelios valandos kontento. Tai čia jau serialas gaunasi, žinai, realiai. Aš net nežinau, ar aš noriu šnekėti apie tai. Pašnekam. Daug žmonių pyks. Tai gerai, Ne, tai jeigu taip, žinai, bendrai žiūrint, pirmi filmai buvo cool. Pirmas filmas. Cool. Pirmas filmas labai geras. Taip, jis taip, vėlgi, jeigu žiūrėsi, taip labai priekabė, jisai biškis kistokas buvo, bet šiaip cool, fainai. Buvo apie lenktynės, apie vagystės, apie policininką infiltravusi, žinai, tenais įgauja. Viskas ir buvo, ta prasme, gerai, žinai. Antras filmas buvo vis dar apie lenktynės, gal dar kažkiek tam vagysčių buvo, bet buvo apie mašinas, lenktynės, viskas irgi fainai. Taip, dragai, bet svarbiausia, žinai, mašinų tas, žinai, tuninimas. Meilė mašinom, žinai. Visas tas, žinai, pirmoji tunino labai stipriai, žinai, rodė, demonstravo, kaip tai vyksta, žinai. Nes, žinai, kas nesusidūrė, tas gal nelabai, žinai, atkreipia dėmesį ir nesupranta, kaip tai vyksta, žinai. Antroji irgi tas pats vyko, viskas cool. Ir tada prasidėjo pla. Apie trečią aš dar ne... jau norėjau užstūnt, bet trečia dar cool. Ar ne? Ne, man tai ne. Gal tai ne. Ne, man tokia driftas nepatinka dėl to, kad, aš nežinau kodėl. Aš suprantu, ta prasme, vėlgi, aš labai objektyviai stengiuosi žiūrėti ir aš bandau suprasti, žinai, kitų žmonių požiūrius ir panašiai į filmus. Man, ten nebuvo Fast and Furious, ten buvo šiaip kažkoks random čuvai su ją palenktyniavo, pagrindinis aktorius, čia vaidinti nemoka. Ir tas pabaiga, kur tenais atsiranda Dizelis, ar kas tenais, Dizelis, ne, man atrodo. Gerai, pabaiga buvo šudina. Jo. DK. Jau, DK, pas tave atvažiavo. Gerai, nesvarbu. Bet, ką aš norėjau pasakyti? Jo, aktorius gerai, gal nebuvo irgi pats aštriausias, bet aš tiesiog gal japonų kultūrą mėgstu. Tiek. Man tas patiko, žinai. Tai gerai, bet judant tada toliau. O toliau prasideda jau nesąmonės visos. Ir taip, 5 dalis man patiko, 7 dalis dar buvo irgi tokia... Aš dabar neatsimenu. Skaldytas dalis, tu taip atsimeni gerai? Pamenu, kad man atrodo 5 daly atsirado Rokas ir ten, kur buvo Rio, kur ten vogė seifą iš banko. Čia 6 jau buvo. Ne. Whatever. Ta dalis. Ne. Ta, kur su seifu ten vėliau jau buvo. Ne. Jo. O gal ir ne? Nežinau, man atrodo, kad ne. Bet žodžiu. O 7 dalis buvo, kur skraidė iš vieno dangoraižio į kitą. Man atrodo. Tai čia ne toj pačioj daly kartais ir vogė tą seifą. Tai va, apie ką mes ir kalbam. Per daug, va, tame esmė, per daug. Visko per daug, jie bando išspausti nesąmonės, ta prasme, max efektų, bet jeigu tu sudedi, pavyzdžiui, tokios filmus kaip Misija neįmanoma, kur yra žiauriai daug efektų ir stuntų ir viso kito, ir tada padedi Fast and Furious, kur ten yra žiauriai daug stuntų ir efektų ir viso kito.
Ir tu net negali lyginti, žinai, nes tenais yra dugne, blemba, greiti ir įsiutę. Aš dabar tiesiog bandau prisiminti dalis. Gerai, 4, man atrodo, vis dar buvo ten kažkokia kontrabanda. Kažką jie ten... 4 dalis buvo be artikelių Fast and Furious. Nes pirma buvo The Fast and the Furious ar kažkaip tenais, o 4 dalis buvo vos ne kaip ribūtas istorijos ir tada Fast and Furious, bet ten jau gyveno ta šeima, bet ten buvo toks biškis sugrįžimas atgal nuo tokio drifto vėl. Sunku. Ir man esmė, kad su kiekvienu filmu vėl mašinos, jo, ten taip yra greitos mašinos, ten, bet esmė jau nebėra detalių. Na. Jūs jau nebemodifikuojat nieko, jūs jau nieko nebekeičiat, jūs tiesiog turit mašinas. Jo, cool. Bet man atrodo, pavyzdžiui, esmė buvo Paulo Walkerio mašina, tas Skyline'as GTR'as. Tai, wow, čia buvo žiauri cool. Tuo metu, ta prasme, kur netgi dabar vis dar mačiau žmonės savo mašinas tunina taip, kaip atrodė jo mašina. Tai čia ir buvo esmė. Dabar, jie tiesiog turi greitas mašinas. Ja. Ir jie su to mašinom tiesiog važinėja ir daro triukus. Ten. Man geriausiai, kai buvo, kai dizelis, vėlgi neatsimins, kuri dalis, važiavo tankas, jisai ten skrido su mašina per kažkokį tiltą, ta jo mergina iškrito iš kažkur, buvo ore, jisai pasuko, atsidarė duris, pasuko vairą, mašina atsitrenkė, jis iššoko, pagavo merginą ir nusileido nugaros ant mašinos, jam turėjo suskilt visi kaulai ten ir viskas, ir jis tiesiog, jis aišku, suskaldė mašiną ir viskas. Tai šitoj 10 daly man iš viso buvo, šitoj daly buvo turbūt blogiau. Ta prasme, aš apie kosmosą, skridimą į kosmosą su mašina iš viso nekalbu. Čia buvo 9 daly. Bet šitoj daly tai buvo mūsų, taip sakant, Domas, Terminatorius Domas. Toreto. Kažkoks. Jisai paėmė vienoje rankoje automatas, kitoje rankoje apverstas Mustangas. Jisai ten įkalė kažką tai įjungė, kad suktųsi ratai, apvertė tą Mustangą ir paleido į priešą, o kita ranka šaudė. Aš nemačiau, aš dėl to bandau įsivaizduoti. Blemba, ten, wow. Tarsi... Jis toks. Jis Terminatorius yra, ir tenais sudužęs sraigtasparniai krenta, ten viens į kitą, jisai pagauna ten vaiką, kažkaip sukasi, ten liepsnos aplinkui skrenda, karočiui leidžiasi nuo šitos užtvankos šonų, ten dega viskas aplinkui, ten matai grinai plika akim efektus, viskas yra taip siaubingai padaryta. Vienintelis dalykas man ten patiko Jasonas Momoa, kuris tokį biškį šizovą blogiuką sukūrė, toks su humoru, toks biškį link Ledgerio, gal Jokerio truputėlį įtakos yra, Bet jis bent jau buvo fun žiūrėti. Tipo, geras toks blogietis, kur biškį gal pabučiuočiau, bet biškį ir pasmak norėtųsi, tipo iš to serijos, kad toks mielas, charizmatiškas. Tai kartais, šiaip man vilinai patinka, kai būna tokie blamba, žiaurus. Tokie, tu pamatai jo veidą ir tu supranti, kad jis rimtas dėdė yra. Ne tiek, kur, prie bairio. Nors kartais reikia ir tokių, iš tiesų, kartais būna tikrai, aš bančiau nesugalvosiu jokio pavyzdėlio. Bet būna kartais, tokie prie bairio tie vilinai, bet, smagus. Tai, tu kad jis piktas, bet jis, toksai. Tai Ledgerio Jokeris, pavyzdžiui, jis yra psichopatas, visiškas. Bet jis toks, jis toks biškį palaiko tą šizovą juokingumą, įtraukia bairiukų, bet tuo pačiu tu kad ten galvoji visiškas chaosas. Bet Ledgerio buvo tikrai toksai. Ja. Leva. O čia buvo irgi toks, tipo, jis ten... Gail. Nematėt pačių problemų, Ten jis su mamo, festose, tipo, tai jisai, ten, tipo, kalbasi ir nagus lakuojas, su kažkuo tai kalba. O ten pasirodo tiesiog nužudyti čiuvai ir jiem ten akis prilipintos, atmerktos akis ir prilipintos su skočiu, What the fuck? Tokių biškių irgi psichopatizmo išraiškų irgi buvo. Ne, tai sveiki žmonės, nežudo kitų žmonių. Ja. O iš tų, jeigu rimtų blogiukų, tai man irgi labai patinka, kai yra rimtas, su gera motyvacija, suprantama motyvacija, kodėl jisai yra ta prasme, blogietis, kad aiškiai viskas paaiškinta, arba tu gali
bent jau nuspėti, kad jisai yra, kodėl jisai yra toksai, žinai, nu, ten No Country for Old Men, kur Javieras Bardemas tą bičą vaidino, kur varė su slėgio pompa, žinai. Jo, tas toks cool, žinai, paukšt. Nu. Toksai. Kaip kiaulaitė, žinai, fermai kokioj, tai taip nuseginėja. Tai taip pat, vat, nu, ta prasme, tokie vėlgi tylūs, ramus, bet iš veido tu iš karto, nu, biškai apsiški, žinai, žiūrėdamas. Tai... Čia kaip buvo Voldemortas. Harry Potter. Nu, Ne? Nes tu tipo pamatai ir... O ne. Nes tu žinai, kad čia jisai nemes jokio bairio, žinai? nu jo, Su ten juo tas, nepasijuoksi, tas žinai. taip, jo. Taip. Jisai tiesiai šviesiai paims ir, žinai, tiesiog nukals tave. Va, dabar prisiminiau, pasakai Voldemortas ir prisiminiau Ralphą Fiennesą ar Ralphą Fiennesą, nežinau kaip jį ten tarė. Ir vienas geriausių praėjusių metų filmas Meniu. Blemba, aš taip žadėjau nueiti. Ir taip nematėjai? Nemačiau. Jį galima ir namuose pasižiūrėti. Tai ne, tai pasižiūrėsim, bet tai paliekam kitam kartui, aš Paliekam, pasižiūrėsiu. gerai, pakalbėsim. Nes aš labai norėjau pamatyti, kažkaip neturėjau laiko nueiti į kiną ir paskui, žinai, kai neberodo, tada, kažkaip namie neprisiverti. Bet iš trailerio tai atrodė, wow, man, žinai, aš labai mėgstu tos sektinius filmus tokius. Ja. Žinai, tas buvo Midsommaras, žinai, Hereditary, tai va šitas toks, žinai, Meniu, aš nenoriu plėstis, nes tu man papasakosi. Ja, gerai. Tai... Iš trailerio man atrodė, kad ten kažkokie, žinai, tokie sekta, žinai, ir mane labai dėl to tas sužavėjo, žinai. Tokie, žinai, mistiniai dalykai, tu nežinai, kas čia vyksta. Ok, pakalbėsim kitą kartą, jeigu Jo, nepamiršiu. bet aš žinai, ką norėjau ištraukti. Aš norėjau ištraukti Keanu Reevesą. Kaip tau vat jisai? Aš myliu Keanu Reevesą visiškai. Shit. Nu, tai tada. Bet. Nu, tai tada. Bet. Aš suprantu, kad jisai yra labai prastas aktorius. Jis yra nuoširdus, pats mieliausias žmogus Holivude turbūt, koks jis tai gali būti. Ir kai pasirodo filmas su juo, aš nueinu, pasižiūriu, viskas yra cool. Jonas Vickas šiaip yra afigienas, bet Jonas Vickas yra afigienas dėl to, kad Keanu Reevesas nekalba ten. Praktiškai. Jo. Jisai ten daro, bet... Jo. Jis kovoja nuostabiai, jisai viską puikiai pertikė savo veidu, bet jisai įsižioja. Ir tie jo one-lineriai yra tiesiog... Ne, aš prisipažinsiu, aš nesu matęs pirmų 3 dalių, aš mačiau tik 4. 4 buvo išėjęs, ne? Aha. Jo, man pasiūlė draugai pasižiūrėti. Sakau, nu, taip, okei, why not, žinai. Sakau, tai bent pasakykit, žinai, kas buvo prieš tai. Nu, nes labai glaudžiai susiję filmai, žinai. Jo, žinai, sakau, tai bent Žiūrėk. Jisai turėjo šunį, jie nušovė jo šunį. Tada jis iššaudė ten pusę tų. Pusę mafijos. Pusę mafijos iššaudė, tada kitas filmas. Jisai nušovė pagrindinį, žinai, kažkokį mafiozą ten tokioje vietoje, kur negalim nušauti, nusižengė taisyklėm. Cool, baigėsi filmas, 3 filmas. Visas tas pastatas jį gaudo, baigėsi filmas. Labai greitai man, žinai, viską paaiškino. Ok, tai viskas prasidėjo nuo šuns, bet nesmė. Esmė, kad aš supratau, kad man nepatinka Keanu Reevesas. John Vickas, man patiko, žinai, ta 4 dalykai prasidėjus, nuvarė ten tą dykumą, žinai. Ir man patiko tas personažas, kad kad tu mane nušausi, tai tu nieko neišloši. Gerai, viskas. Ir man tas, žinai, kur tipo, yes. Man šitą vietą labai patiko. Jo, man patiko apskritai šitoje visoje franšizėje, kad tenais nesivadovauja visom tom tipo klišėm, žinai, kad, aš turiu svertų ir tu dabar nieko negali padaryti. Galiu. O man, aš rasiu kitą kelią, žinai. Tai man atrodo, tai antroji daly buvo tas pats, žinai, kur tu negali mane šiandien nušauti. Ne? Viskas. Cool. Va čia geriausia dalis. Bet 4 daly, blemba, atrodo tikrai įspūdingai viskas. Nu tikrai, ypač tas, kur buvo net ne 3, iš viršaus. Jo, ten kur su šotganu varė. Tokia scena buvo, wow. Bet man sakau, tas Keanu Reevesas, jisai toks yra šleivas. Jis man toks neagentas ir jis bėga, tos kreivos kojos. Nu, blemba, aš žiūriu, kaip sunku žiūrėti yra. Bet overall patiko, tipo, cool. Tik tie laiptai. Blemba, mane labai... Jisai lipo tai. Kai užlipo į viršų, tada nusirideno atgal ir galvoju, ne, vėl jisai lips pusę valandos laiptais. Bet ne, greit užlipo, viskas cool. Ir paskutinis manevras irgi buvo labai cool. Jau tikrai galima šnekėti, jau čia kiek laiko praėjo. Daug laiko. Nes aš galvoju, blemba, nejaugi jis neištrauks, žinai, kažkokio, neparodys to intelekto, žinai, ir parodė, žinai, tai labai patiko tas, kad...
klausyk, padarom pertrauką. Aš labai iki tūliką noriu. Aš žinai, aš tą pat norėjau sakyti. Tai labai cool. Ok. Grįžtam po pertraukėlės. Tai kas čia buvo? Apie Keanu Reevesas. Tai va, kreivas jisai man, bet man patinka. bet overall. Ne, man, žinai, kas dar, jo, man buvo kultas, kad jie, žinai, ten užsidengė švarku. Jo, tas neperšonamas. Jo, šitas cool buvo. Cool buvo tas scenas su katanom. Oi, labai man patiko. Tai buvo nuostabu. Labai patiko. Cool yra tas aklas bičas. Žiauri kietas. Donnie Yen, man atrodo. Nežinau, kas jis. Blemba, jis šiaip žiauriai gerai vaidina ir jis daug kur vaidina tokiuose, tokiuose rytų kovų menų filmuose. Jisai Ip Man, man atrodo, vaidina. Tai jeigu Ip Man nesimatęs, tai pasižiūrėk. Mūsų laikų Briuslekas toksai. Jo. Ir kas dar man patiko? Dabar galvoju. Turėjau mintį, bet pamiršau. Whatever. Žodžiu, Keanu Reevesas. Bet šiaip man žiauriai fainai dar yra, jeigu nekalbame apie Keanu Reevesą, apie Johną Wicko ir visą tą visatą, tai kad jie daro dabar ir spin-offus visus. Tai dabar bus 3 dalių toks, kaip čia pavadinti, eventas, jie vadina eventu turbūt, bet tai kaip iš 3 dalių padarytas pasakojimas. Nebus filme, nebus kaip filmas, ne kino teatruose, o per tipo televiziją, kaip ir online, turbūt tai Continental vadinsis, taip kaip vadinasi viešbutis ir ten to New York'e konkrečiai Continental viešbučio atsiradimas. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Viešbutis. Pliama, koks šustras buvo iš tiesų. Ir tas bičas, storas toksai, stambus tas. Tu neatsimeni? Tu čia apie tą, kur Vokietijai? Ne, aš kalbu apie Johną Wicką. Johną Wicką 4 daly Vokietijoje, kur buvo ten reivo partis. Taip. Tas partis, koksai man gerai atrodo. Wow. Tikrai, blemba, aš kaip pamačiau, išsprogdino galvą. Ir žiauriai kietas tas toks bosas, žinai. Visas. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad man labai patiko iš tiesų tas partis. Žiauriai krūtai atrodė iš tiesų. Wow. Tai va tiek, apie Johną Wicką gal neįsiplečiam per daug. Tai va, tai šiaip, Johnas Wickas beje buvo dar vienas filmas prie tų ilgųjų filmų, kuris šiais metais irgi buvo labai arti, man atrodo, 2 valandos 9 minutės, beveik 3 valandos, tai... Bet žmonėm patiko. Šiaip labai garsas buvo, labai geras, tai, žodžiu, viskas ten buvo gerai, galbūt ten su tam tikrais minusais, bet buvo labai smagu, gera pramoga, žinai, žiauriai fan žiūrėti. Tai. Pabaiga liūdna. Liūdna. Perspėju, kas nematėt. Man iš tiesų liūdna buvo. Ypatingai žmogui, kuris tik 4 filmą matė. Jo, aš nežinau, gal tas rytietis buvo ir ankstesnios jis buvo. Nebuvo. Tai va, tai man tas, žinai, kad kai aš supratau jo motyvą, žinai, dėl tos dukros, tai man tikrai labai gaila pasidarė, žinai, kad jis jau buvo taip arti. Ir, kaip supratau, tai aš manau, jį tikrai užmušė. Tai va, tai... Ir dar be to Continental, nes ten bus tas apie viešbučio to kaip savininko to Winstono, žodžiu, atsiradimą tam viešbutyje. Ir dar bus balerina, kur pasakos apie vieną iš tų mafijų, kur yra Johno Wicko namų mafija, ten Romų čigonai, ar kaip jie ten vadinosi. Čigonas gal nevadina. Ne, jie patys save vadina. Jie patys? Jo. Okay. Tai apie tą grinai, mafiją, sakykime, iš kurios ir Johnas Wickas kaip samdomas žudikas atsirado. Jo, 4 dalys buvo šitas, jisai grįžo ten pas to savo... Jo, tai ir tenais pagrindinį vaidmenį Ana de Armas vaidins. Nehitina manęs. Okay. Vienas iš tų bičių, kuris nevarvina seilės dėl Anos de Armas. Jo. Jin blondinė, Marilyn Monroe vaidino filme Blonde. Okay. Graži moteris. Tai va. Man, žinai, paprasčiau yra pasakyti, ką vaidino žmogus, negu pavardę. Jin ten iš to filmo. Jo, taip, tu man pasakyk. Aš žiūrėjau Blonde, ne visą, tiesą sakant, neperkandau visą, kažkaip po pusės pasidariau pertrauką ir... Nebegrįžai. Išėjau kažkur ir taip ir neįsijungiau. Man atrodo, kompą įsijungiau tiesiog ir prapuolė. Ta Blonde taip ir nepažiūrėjau iki galo. Ten irgi tokia lėta pradžia buvo. Nors šiaip,
Nu, man patinka, žinai, tokie istoriniai, žinai, grožiniai filmai, tai bet kažkur reiks pabaigti kažkada. Tas filmas tiek hitas susilaukė, kad aš jo tiesiog net neįsijungiu. Ai, tu net nežiūrėjai? Ne. Ai. Nu, sakau, lietoka pradžia buvo, gal dėl to taip ir neužkabino, žinai. Nes jis irgi, man atrodo, ilgas pakankamai. Ja, man atrodo. Apie 3 valandas ten irgi, tai... Fetišas 3 valandų visų dabar jau. Ir vat man klausimas, ar iš tiesų, nu, nes anksčiau mes sutilpdom ir į 1,5. Ar 2 bent jau. Nu jo, iki 2 tikrai. Tai va dabar klausimas, ar mums reikia tų 3 valandų? Nu, jeigu tai yra pateisinama puikiu charakter ir istorijos building, nu, tapsime, užauginimu ir išplėtojimu ir išvystimu, tai aš manau, kad taip, bet jeigu tu darai vardan darimo 3 valandų, nes tu nesugebi sukatinti filmo normaliai, tai tada ne. Nu tai va čia ir klausimas, žinai, nes jeigu anksčiau sutilpdavom, o dabar jau, nu, tendencija pasidarė, kad be 2 valandų, tai čia net, žinai, filmo nėra. Realiai 2 valandos 200, tai čia jau standartas vos ne. Tai ar iš tiesų to reikia? Nu, bet galbūt dabar, žinai, gal labiau atsižvelgiam į tuos charakterius. Nors Avataras, tai... Neturėjo tų charakterių, nors irgi... Bet tenais buvo viskas į efektus, į technologiją. Tai taip, į gamtą, sakykime. Grožį. Bet aš irgi nepykstu. Gerai, dėl charakterių tai pykstu. Bet nebuvo, kad labai prailgo. Kaip tik gal, kai kas prie greitai biškai vyko. Jo, ten, žinai, kai miršta veikėjas ir tau visiškai vienodai šviečia, kad jisai miršta, tai... Aš net jo vardo neatsimenu. Aš irgi. Vat ant tiek jis man buvo. Nu jo, šiaip vardus pakankamai sunku atsiminti. Bet... Pagrindinės atsimeni vardą? Pagrindinės ko? Nu, mėlynos. Džeimio žmonos? Taip. Kalauk to pasakysiu. Neįtiri. Nu, ne, okay, tai, aš myliu Avatarą. Okay. Tik tai, nu, visų tai nepasakysiu. 2. Bet James Sully galiu pasakyti ir... Jake Sully. Jake'as, net ne James. Jake Sully. Nu, va, matai. Jake Sully's ir neįtiri. Va. Okay. Užtenka tiek? Ja, manau, kad taip. Dr. Grace. Va. Okay. Čia ta, kur Sigourney Weaver vaidina? Yes. Na, čia ta, kur nepilnametė kalbėjo 60 metų moters balsu. Nu, ten buvo man kažkokie, nu, biški. Biški tokio šyzas, bet... Buvo keista, bet, nu gerai. Jo, bet vizualiai tai nuostabus filmas, tikrai, ta prasme, tikrai labai gražus. Labai gražus. Ir matėsi, kad... Neatsiliko nuo pirmo. Ne. Man, žinai, dabar aš, kaip supratau, jie ims šitą tendenciją ir kels, žinai, skirtingas vietovės, nes dabar buvo tokios ten džiunglės, tada buvo, žinai, vanduo. Ir dabar turėtų trečioji dalis. Miškai, ten, žinai, ten Highlandai kažkokie bus, dar kažkas, tai tas, žinai, ir visur gamta skirtinga. Ir jie labai daug investuoja į tą, vat... Ja, ir aš kaip supratau, tai trečioji daly bus blogiečiai, bus blogieji šitie naviai. Naviai? Jo, naviai. Jo, naviai. Tai ugnies gentys kažkokios. Ten vos ne Avataro eina to anime stiliaus animacinio to serialo keliu. Bet, nu, logiškai yra, žinai, kai yra dangaus žmonės, yra vandens žmonės, tai logiškai, kad būtų ir, nu, ugnies kažkokia tenais. Nu, alė žmonės, tipo naviai. Bet kaip jie tai, žinai, gyvenis, kas yra ugnies žmonės? Tai va, pasižiūrėsim, gal raudoni naviai bus. Nežinau. Negali būti. Jo, anyway, tai dar prieš pabaigą gal, žinai, galim dar truputį pakalbėti apie tai, kas šiais metais buvo. Jau buvo. Nu, nekalbam, jau mes jau kalbėjom pakankamai nemažai, bet apie tos didžiausius filmus. Tai man turbūt, šiaip daug kas turbūt tikėjasi sėkmės vis tiek, bet kuriuo atveju, kad Barbė bus sėkminga. Tai jinai ir buvo sėkminga. Ir jinai labai smarkiai pateisina, bet aš, pavyzdžiui, nu, ir iš to kino teatro repertuaro planavimo ir apskritai, žinai, tai buvo visiškai didžiausias košmaras. Kai tu turi 2 mega filmus, kurie išeina vieną savaitgalį, tai prasme, kai 2 filmai klešina tokio dydžio, žinai, nu, tai yra Nolanas su Oppenheimeriu ir ateina Greta Gerwig su savo Barbė ir ten 100 milijonų biudžetas filmui, 100 milijonų biudžetas marketingui. Ir ten tu matai, kad artėja premjera ir matai iš Barbė, literaliai viskas yra šitos rožinės spalvos. Viskas yra tiesiog išdažyta rožinė spalva, yra Malibu Airbnb namas, žinai, kur tu gali gyventi, ten ir visos promo, ir Dua Lipos dainos, ir, nu, viskas padaryta. Ir tada ateina Oppenheimeris, kur prie jo yra priklijuota šito Nolano pavardė ir viskas, niekas daugiau nevyksta. Jo, tai nieko nereikia. Ir tokia biški, nu, panika, nes tu nežinai, ką žmonės žiūrės.
ką rinksis, ar tu netaip įdėsi, ar galbūt kažkas netaip bus. Ir apskritai, nu tai, blemba, nu tai kažkuris pralaimėjęs filmas. Nu, kažkurį suvalgys tikrai. Ir tada suvoki, kad atėjus laikui žmonės klausia ne kurį tu filmą žiūrėsi, o kurį pirmą žiūrėsi. Būtent. Bet kai aš tą pačią idėją turėjau, kad čia bus blogai, bet kai aš pasižiūrėjau Reddit'e, kad pradėjo eiti mymai, pradėjo eiti Barbieheimeris, visa kita, aš supratau, blemba, čia iš tiesų bus gerai. Ir jie iš tiesų viens kitą papildė. Žmonės, nu, darė tą reikalą, kad eina pirmą į vieną, eina į kitą, žinai. Ir labai džiugu, iš tiesų. Abu uždirbo, abu labai gerai pasirodė. Jo, Barbie 1,4 milijardo su trupučiu, man atrodo, Oppenheimeris Nesiekė milijardo. Nesiekė milijardo, bet... 940, man atrodo, dabar važiavau neseniai. Kažkas tokio. Tai 940 milijonų, tai yra, nu, iš principo beveik milijardas, ne milijardas, bet labai arti to. Ir tai, kai yra filmas, kuris yra 3 valandų, yra sunki tema, yra N16 filmas, kai Barbie turėjo N13 ir buvo 2 valandų, net nepilnai 2 valandų, valanda pem. Tai, nu, tas kontrastas tai yra, ir jeigu realiai Florence Pugh būtų aprengęs arba nerodęs nuogybių tam filme, tai tas Oppenheimeris easy galėjo būti N13, bet aišku, Nolanas daro taip, kaip jisai nori filmus ir viskas yra su tuo žiauriai. Tu jam nepaaiškinsi. Ja. Tai tas drąsiai būtų surinkęs milijardą. Su mažesniu cenzu būtų tikrai... Tai jau tikrai turėtų. Nu, bet jisai taip norėjo, žinai. Nu, akivaizdžiai matosi, kad jisai pats šitą, jeigu mes šitą suprantam, patikėk, jisai šitą tikrai supranta. Ja. Bet jisai akivaizdžiai norėjo tų, žinai, nuogybių. Tai, aišku, ten tas filmas būtų tikrai nesulūžęs, bet to, ten, aš nebeatsimenu, kas ten buvo tiksliai. Ten... Nu, jis ten Florence Pugh vaidino Milužę ir jie tenai susijėmė porą kartų, žinai, bet tai ten seksu, tokios trumpos scenos. Ja. Nu, bet žinai, tu parodai... Nu, bet jam tikriausiai buvo svarbu, žinai. Nu jo, tai istorijai tai turbūt buvo svarbu ir jeigu jam atrodė svarbu, vadinasi, filmui tai yra svarbu. Tai negali, žinai, sakyti, o, galėjai iškirti. Nu, ten kažkuriuose valstybėse buvo skaitmeniniu būdu užmesta suknelė ant jos. A, rimtai? Jo. Bet čia jau tose labai, žinai, tokiose... Nu, ten musulmoniškose šalyse buvo. Jo, taip įsivaizdavau. Nu, bet, whatever, jisai dėl Pam Milų čia tikrai nesijaudina. Aš manau, kad jo. Jisai norėjo ir padarė taip, kaip norėjo ir viskas. Ir labai sėkminga ir labai gerai. Laukiam kito Nolano filmo, nežinau, kada išeis. Tikiuosi, kad greit. Kai baigsis aktorių streikas, jisai pradės rašyti naują filmą. Koks jisai bus? Nežinau, bet jisai sakė, kad jisai nepradės kurti kitų filmų tol, kol nesibaigs abudu streikai. Tai scenaristų streikas baigėsi. Aktorių streiką vakar, filmavimo metu vakar. Buvo nutrauktos darybos dėl to, kad nepriėjo kažkokio konsensuso, tai 5 dienas trukusios darybos tiesiog buvo sustabdytos. Tai tipo, per didelis atstumas tarp abiejų pusių, tai dabar laukia kažko, tai nežinau. Nu, tai streikas toliau tęsiasi. Davai greičiau, Hebra, aš noriu pasižiūrėti Kopą. Jo, nes vien dėl to Kopa buvo perkelta 1,5 metų į priekį, tai dabar reikia tikėtis, kad iki kitų metų išsispręs ir nebebus to problemų. Ne, aš nėra čia, kad, žinai, nepalaikau kažko ar ten... Šaunuoliai, kas streikuoja, ta prasme, jeigu yra blogai, ir maldėts, ir varykit, ir streikuokit, ir išsikovokit savo, žinai, jo, aš manau, kad jeigu kino industrija, kuri geba, nu, tarp didžiosios studijos, kurios milijardinius pelnus turi per metus, jos, man atrodo, papildoma 100 milijonų savo aktoriam tikrai gali išskirti. Būtent, tai ar jūs negalit, žinai, atkirsti ant 100-200 papildomų milijonų ir vis. Nu, nusileiskit. Ir visi laimingi bus. Jo, nusileiskit ir paleiskit žmonėm filmus, nes, nu, tikrai, aš noriu Kopą pažiūrėti. Visi mes norim Kopą pažiūrėti. Kiek laukti? Daug filmų ir šiaip nusikėlė, žinai. Jo, būtent. Ne tik Kopa, daug jų buvo, bet esmė, kad, nu, ta prasme, kenčia visi. Kenčia kino teatrai, kenčia žiūrovai, kenčia distributoriai ir tie patys aktoriai, kurie, nu, taip yra tų eilisterių ten vienas, nežinau kiek, nu, 200 kokie, 300. Ir tos pačios kompanijos kenčia dėl šito. Taip, ir pačios studijos kenčia, nes jos negali išleisti pinigų, neišleisti filmų ir uždirbti tų pačių pinigų, žinai. Tai čia tas uždaras ratas. Tu nemoki, pinigai turi uždirbti pinigus.
Nu tai jo. Tai jeigu tu neinvestuoji į žmonės, kurie realiai padaro tau visą produktą, tai tu siesi į dugną. Tai aš manau, kad įsivaizdavo studijos turbūt, kad nieko ten daug nebus. Scenaristai išstreikavo 160 dienų, man atrodo. Tai aktoriam, kurie prisijungė po mėnesio berods, dar liko tas irgi laikotarpis iki tol, kol pasieks tą pačią ribą, bet gali būti, kad ir ilgiau užtruks, o gal ir trumpiau, tai čia viskas priklauso nuo to, ant kiek užsispyrė. Svarbiausia, kad jie, žinai, išsispręstų, išsikovotų, ką jam reikia ir kad, žinai, visiems būtų, būtų gerai čia, žinai. Vat turėjom Oppenheimerį, kuris beveik milijardą surinko, Barbę, kuris beveik 1,5 milijardo, tada Super Mario, kuris 1,4 irgi beveik milijonų surinkęs. Filmukui, tai tikrai, sakyčiau, galinga yra. Jo, puikus rezultatas. Ir šiaip apskritai man visai patiko, aš žiūrėjau dar ir originalą kalbą, tai man buvo labai smagu žiūrėti ir aš puikiai praleidau laiką. Antrą kartą nežinau, ar žiūrėčiau, bet Illumination Studio sugeba padaryti ir dabar reikia laukti, tais metais bus Despicable Me, man atrodo, 4. Ir... Čia klausimas, ar šito reikia, bet... Na, sakykim. Aš nežinau, aš trečiam... Mačiau trečią, mačiau. Trečias man silpniausias buvo. Galima tęsti. Ja, yra kur tęsti. Yra kur tęsti. Jeigu galima, žmonės laukia, kodėl ne? Ten irgi buvo, wow, žmonės labai stipriai ten su kostiumais ėjo, žiūrėjo, tai... Čia man atrodo, palauk, kada čia buvo? Čia praeitų metų vasarą, ne? Praeitų metų Liepą. Jo. Tai buvo big. Ta prasme, mačiau skaičius, tikrai... puikiai pasirodė filmas. Kino teatrai, žinai, džiaugiasi. Visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi. Tai va. Nu ir ką, tai dabar liko realiai, tai kas dar liko šiais metais. Tai jau mes buvom truputėlį pradėję kalbėti apie Ridley Scotto naują filmą. Ir tas Ridley Scotto naujas filmas yra Napoleonas. Jo. Man asmeniškai laukiamiausias. Nes jau kopos negausim, tai jau reikia tai iš to, kas liko realiai taip, tai yra Napoleonas, tai yra labai stiprus filmas su Joaquinu Phoenixu. Ir šiaip, man atrodo, daug žmonių laukia, nes tai yra istorinis filmas, kokių mes turbūt negavom paskutinius 10 ar 15 metų. Tai jeigu nebuvo, šiaip turbūt gal net tokio stipraus, didelio filmo nebuvo nuo pat Gladiatoriaus. Gal ir buvo keletas vienetų, bet... O kur Ridley Scottas iš viso buvo dingęs? Jis įkūrė kažką ar ne? Dievai ir Egzodas dar buvo. Mačiau, nieko gero. Tu matai? Jo. Ai, matai. Dabar aš bandau nesusifakapinti, bet man atrodo Prometėjas buvo. Aš gal Prometėją mačiau. Man reiks pasižiūrėti. Aš labai mėgstu, žinai, istorinius, tai man... Ypač žinai, senoviniai. Ne, Prometėjas tai šito Svetimo, Alien, toks kaip ir biškis spin-offas. Tai tada nelabai. Ne. Tai va, tai liko tas. Tikrai, aš praktiškai esu tikras, kad bus vienas kietesnių filmų. Dabar klausimas tik tai, kokia jo trukmė bus, nes kol kas dar nėra. Aš labai tikiuosi, kad, žinai, bus sėkmingas. Pamatys Hebra, kad galima kurti istorinius filmus vėl. Ir vėl gražins. Vėl gražins. Nes 10 metų jų nebuvo, 15 metų gal nebuvo, aš nežinau. Bet aš jų pasilgau. Aš jų pražiūrėjau tuos visus senus, pražiūrėjau gal jau po 2 kartus. Noriu dar. O nėra. Jo. Dabar, žinai, liko, aš labai noriu kažko apie Egiptą. Liko ten, žinai, Kleopatra, ten kokių 4 metų. Tai Kleopatra tai dar su Gal Gadot ten bandė daryti. Kažką praleidau gal? Turbūt. Gali būti. Bet nesileidžiam į šitą, tai realiai iš to dar kas dar laukia, tai aš šiaip visai laukiu Vonkos. Nors aš nesu labai didelis fanas to viso reikalo. Aš irgi ne, bet man Timotis Šalametas, ar kaip jis ten tarėsi, tiesą sakant, visai pradėjo aukti. Mano akyse, ten kitų žiūrovių akyse, jisai turbūt seniai jau pykė yra. Aš nežinau, ar jisai čia po kopos sprogo, ar jis prieš tai dar kažką turėjo rimto. Jisai vaidino tokiuose labai draminėse filmuose, bet dabar po kopos tai man jisai taip smarkiai pakilo. Tai to laukiu Vonkos, tada kas... Laukiu naujos Illumination animacijos, tai bus Didžioji Ančių kelionė, ar tiesiog Migration. Man pasirodė visai fun. Aš šiaip žiauriai mėgstu animacinius filmus, tai man realiai viskas, kas yra animacinis, tai va, einam žiūrėti. Ta prasme, gal tų mažesnių studijų, tų mažųjų filmų gal ne visai, bet iš didžiųjų Disney'us, Illumination, DreamWorks. Tie, kas
kuria gerą turinį. Jo, jo. Žinai, nes ten tie, nenoriu čia stum, žinai, bet ten koks inspektorius Sanis, ar ten, žinai, aš tokių irgi, žinai, tipo, čia nežiūrėsiu. Tas filmas, kuris yra labiau taikomas į jaunesnę auditoriją, žinai, tai yra vaikam filmai ir tai nėra blogai, aš manau, kad jie yra savotiškai kokybiški, bet jie ir turiniu yra vaikiški. Tai taip. Nes pavyzdžiui, pasižiūrėjęs, kad dar visai neseniai žiūrėjau Despicable Me, tas bjaurusis aš, tai ten bairiai suaugusiam yra. Tai taip. Bet ir vaikai supranta. Ja. Jie supranta savo dalį. Ja. Žinai, suaugusi supranta savo dalį. Ir dėl to yra smagu žiūrėti ir tau, žinai. Tai... Bet to tas Katinas, pavyzdžiui. O Jėzau, tas vienas geriausių. Labai geras. Labai, tikrai. Iš animacinės pusės, tai jisai ir man pirmiausiai buvo tas naujas piešimas. Tas, man atrodo, buvo mažiau freimų. Ja. Tai gerai, kai pamačiau trailerį, atrodė labai šūdinai. Jo, traileris manęs irgi nepražiūrino. Aš galvojau, ką jūs padarėt. Bet kai pamačiau tą, žinai, gryną jau, žinai, ką mes gavom, blemba, žiauriai. Ir idėja, gerai, idėja tokia labai paprasta. Bet blogiukas koksai? Bet blogiukas, wow. Ta prasme, aš nežinau, ar mes turėjom kažkada šiaip kažkaip filmukę tokį blogiuką. Ne, aš manau, kad čia buvo turbūt vienas geriausių. Bent jau, ta prasme, Šreko visatai tai tikrai. Žiauriai. Bet apskritai DreamWorks'ų turbūt vienas kiečiausių buvo, nes tu išgirsti tą švilpimą. Ir man šiurpsta oda. Jo, ir jisai toks gerai. Tikrai baisus padarytas. Ta prasme, tikrai creepy ir tokios baimės įnešantis, žinai, kur tu... Bet ir toks ramus, žinai. Jo. Blemba, tikrai čia kaip kalbėjome apie tos psichopatus, ne? Jo. Tai vat psichopato, toks rimto psichopato atvaizdas perkeltas į animaciją, žinai, tai buvo žiauriai cool. Jisai, žinai, jisai nedaro kažkokių veiksmų, jisai šneka ramiai, bet tu jo bijai. Jo. Nes tu nežinai, ko iš jo tikėtis. Jis toks, net tas pirmas, žinai, kai pirmą kartą susitiko su juo, žinai, po pirmo susirėmimo matėsi, žinai, ta baimė, žinai. Jo. Tas pirmas, žinai, pašiurpo oda, dar kažkas, tai iš tiesų taip, tikrai. Wow. Nežinau, ar kada dar sulauksim tokio. Anyway. Aš tikiuosi, kad bus. Bus matyt, kaip bus. Tai ką dar turim? Akvamenas antras. Na, į šitą daug vilčių nededu, bet... Nieks į daug vilčių nebededa, bet aš manau, kad... režisierius tas pats, aktorius tas pats. Paskutinis traileris man visai patiko. Tai žiūrėsim, gal visai bent jau paskutinė DCEU nata bus bent jau nebloga, žinai. Gal, nes, nežinau, aš sakau, kad ne visi filmai turi turėti sequelą, žinai. Kartais užtenka išleisti Akvameną ir ties to pabaigti. Viskas. Tas pats, žinai, nieks nekurs Oppenheimeris 2. Ja. Tai, bet nežinau, gal ten ties to Akvamenu yra ką test. Matysim. Bet nedaug vilčių dedu, tiesą sakant. Jo, ir ką, ir tada... Nežinau, aš daugiau net nežinau, ko tenais liko. Tai mes turim dabar, turim Vienuolę, turim Pjūklą, jo. Kas jau išėjo. Egzorcistas, tai čia jau buvo. Tai dabar... vis dar išėjo. Tai va. Tai Pjūklas, manau, irgi, neatsimenu, kada paskutinis Pjūklas buvo, prieš porą metų gal. Buvo Spiral. Tik spiralė, man atrodo, taip ir vadinasi. Buvo spin-offas, tipo. Jo, bet, aš... Bet pats tikras Pjūklas, tai buvo, blemba, prieš kokius gal 4 metus. Senokai. Ar 5 ir buvo toks šlamštas. Tai aš nieko daug nesitikėjau iš to, tai dabar reikės dar nueiti pasižiūrėti. Aš Pjūklo šitą irgi nemačiau, bet kiek girdėjau žmonių, kad, kaip visada, žiaurus. Ja, bet šiaip vienas geriausiai vertinamų Pjūklų. Tai va. 80+ procentų, tai šiaip manau. Aš tai, tiesą sakant, nebuvau labai Pjūklo fanas visada, bet... Na, bet to Gorą pasižiūrėti biški, kaip ten smegenis spaudžia ar dar kažką. Jo, biški kažkaip nemalonu ir. Bet paskutinį, kurį geriausiai atsimenu, tai 6. Aš jau nebepamenu. Man vis tiek labiausiai pirmasis reikės yra. O, aš jau pirmą tai tikrai neprisiminsiu. Bet, anyway, idėja nebloga. Ir aš anksčiau kažkaip nesidomėjau, pasirodo ten, kankino žmonės, kurie yra, irgi ne ką geresni, žinai. Tai tada toksai, tai gal biški ir pateisinama tada. Bet šiaip nelabai. Nelabai, ta prasme, žmonės nenusipelnė kančių yra. Bet, žinai, bent kažkiek gali pateisinti. Iš dalies. Ir ką mes dar turim? Ir viskas.
Nu, tam bus ten, aišku, tų filmų, bet jau iš tų patys įspūdingiausių, tai man Ja, atrodo. nu, aš jau buvau atsidaręs repertuarą, pasižiūrėti, nu, ką rodysim ateityje, bet kad labiau kažkas... Ai, dar va vienintelis, dar bado žaidynės bus. Ai, prikolas. taip, o tai jo net kėlė? Ne? Ne, net kėlė. Ne, Aš buvau lapkričio vidury. įsitikinęs. Lapkričio vidury turėsim 16 berods dieną. Tai jau gal užsibaigs? Ne, čia prikolas. Ai, čia prequelas? Ne. Čia bus istorija, kodėl? kaip atsirado visas tas kastas, žinai. Bet visi irgi tie įdomu. rajonai. Įdomu. Irgi Aš tai įdomu, man tai visiškai- įdomu, jo, nes man tikrai kilo klausimų. Ne. O tai kada čia susiskaldė, žinai, tas apygardas? Jo. O tai kada čia išėjo, žinai, tas toksai, žinai, valdymas toksai. Mhm. Tikrai buvo daug klausimų. Bus va dar Snow jaunas ir visa kita. Nu, tai va. Tai va, įdomu. Yra, ta prasme, tikrai. Bet kokiu atveju, pasižiūrėsim. Tai va. Tai ką? Pirmai laidai gal užteks? Gal ir gana. Jo. Aptarėm, Kas buvo? Kas buvo? Apie šiaip viską dalyką. aptarėm, kas buvo, pastūmėm ant Fast and Furious. Aptarėm, kas bus. Tai iki kitos laidos kažką gal pasižiūrėsim. Turėsim gal Na, aš kažkokių- manau, Aš kad- jau gal pabaigsiu tą serialą savo turkiškai. Jo. Pasakysiu, kaip baigėsi, nes man pačiam jau įdomu, blema, ten tokia įtampa kyla. Oi, bliamas, tai turkiškas serialas. Tu nieko nesižiūrės turkišką serialą nekart. Mama, mačiutė mano, kai žiūri, tai aš užmetu akį. Turkiški nėra lygų indiški. Žinai? Ai, nu. Daug žmonių maišo šitą dalyką. Čia ne tas pats. Šiaip, turkai moka daryti serialus, iš tiesų. Mhm. Negalima stumt. Nes iš tiesų turkai garsėja serialais. Ir jie turi N tų serialų. Nu, Ir tai- labai daug jų yra iš tiesų neblogų. Aha. Tai negali lyginti ten su Breaking Bad ar su dar kažko, žinai. Mhm. Bet jie kiekvienas turi, žinai, nu ne moteris meluoja geriau, kur ten eina, žinai, 20 ten, Metų. sezonų ten ir jau ten nusitempia iki... Jie padaro, 2 sezonai, geras serialas išėjo, bam, so, darom, lipdom kitą, su kita idėja, gerai, Okay. aktoriai gal panašus. Neužsitempkim. Tai jo, tai gal užtenka šitam kartui, tai Jo. dar kartą ačiū Apollo kinui. Jo, ačiū, kad priėmė. Šitoj jaukioj atmosferoje apie kiną kalbėti šiaip visai cool yra ir aš manau, kad ateityje, jeigu mūsų neišmes, tai ir toliau kursim. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad Jei žiūrėjot. turėsit kažkokių komentarų, Pasiūlymų, jo, viskas tai į komentarus. atsižvelgiam, tikrai. Jo, ir pradedam naują podcastą apie kiną, kuris vadinasi Rekomenduojam. Rekomenduojam. Yes. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki kitų kartų. Iki.